Žodžiu, niekinga pokalbinė 26 serija turbūt. Aš svečiuose su vieninteliu vienu dabartiniu Nedu Zimantu, komiku, Deividas Vizgirdos kompanionu, draugu, bičiuliu, Kristoforo bičiuliu, Justino bičiuliu, žodžiu, visų bičiulių. Ir šiandieną pasikalbėsim. Nu tai sveiki, labai malonu, kad įsijungėt. Labas. Blemba, nuo mūsų, kur mes kartu filmavom laidą, kur dviese jūs buvot, praėjo, man atrodo, mažiau negu, apie 11 laidų praėjo. Jo. Tai čia kokie 4 mėnesiai. Praėjo 6 mėnesiai, man atrodo, mes susitikom arba gegužę, manau, kad kažkur. Aš buvau tik pradėjęs draugauti su mergina ir mes vadinėsniai pusę metų atšventėm. Tai va, 5 mėnesiai plus minus. Taip. Kaip tavo, nežinau, rudeninė depresija? Ble, labai hitino, žinok. Labai. Jau yra pas tave. Žiauriai, aš pastebėjau, aš net savo panai sakau, žiūrėk, man kiekvieną rudenį būna, kad sakau, kažkur spalio gale turėtų, man pradės hitint, man atrodys, kad man viskas, karočią, nieks netikė džiaugsmo, kad man viskas blogai, tipo, man depresija kikins, tai sakau, šitą reikia pralaukti tiesiog, man čia praeis, tipo, sakau, kad jeigu atrodys, kad nėra jokių prošvaiščių ar vilčių su manim, sakau, duok man 2 mėnesius. Tipo. Ble, tu galėtum tiesiog užsidaryti ir niekur nei tiesiog. Ne, bet tada labiau išprotėčiau. Ble, mačkė. O man, Tai va, tik tiek, žinai, kad tipo, žiauriai hitina, bet aš supratau, kad aš tiesiog ameba esu, žiauriai paprastas esu gyvūnas, aš negaunu saulės tipo ir man pizda yra. Bet daug žmonių nežino, kad apskritai mums reikia vitamino D. Pusė šiaip Lietuvos žmonių žiauriai susipysę. Jie netiki šito konceptų. Kokie, blėt, vitaminai, koks vitaminas D, kokia saulė. Pašaltu, man algą perviskit, aš laimingas. Man visai būna smagu pasižiūrėti memus, kur dabar rudeniniai orai, cepelininis dangus ir taip toliau, kur Lietuvos orai, bet mes taip užaugę, tiesiog pas mus ruduo yra ruduo, kartais saulutė išlenda, kartais būna tiesiog viskas pilka. Tiesiog, reikia labiau, daugiau dėmesio skirti savo ir savim rūpintis labiau, žinai, rudenį, vasarą yra lengviau būti laimingam, kai šviečia saulytė, kai mažiau atsakomybių, mažiau darbų, Bet ką daryti tiems, kurie ofise sėdi per gražias dienas, o kai būna išeiginės hujovus. Plemba, va čia sudėtingas atvejis, žinai, aš tikrai negaliu skūstis, kai aš darau, ką darau, mano darbas yra labai laisvo grafikų, žinai. Tai aš tiem, kas dirba ofisus, aš pagarba neišmatuojama. Važiavau su Boltu visai nesenai ir sakau, blemba, lėkiu į ofisą. Turiu minį į kontorą. Štoks, ofisą, sakau. Tai gali vadinti ir kontorą. Ir aš taip, geras žodis. Varau į kontorą, karoči. Šiaip kontorą žiauriai gerai skamba. Skamba, kad tu korumpuotas prokuroras esi. Taip, į kontorą. Į kontorą, kontorą. Kontorą savo turiu kontorą. Kontorą kažką palėkėm, žinai, kontorui buvom, žinai. Tai žodžiu, o man kaip tik, spalis turbūt, dabar jau lapkritis, tiksliai, reikia pamiršti. Tai, blemba, kažkoks laimingas pasidariau, paskutinį mėnesį, kaip švarus, blemba, labai gerai jaučiuosi, viskas noriu viską daryti, taip gera viską daryti, bendrauti smagu, nors aš toks labai, kaip būnu kažkokiose vakarėliuose ar dar kažkur, kaip ir susitikom lofte. Tai blemba toks kažkaip atokiau, tu savo kažkokioje zonoje esi. Kartais tai erzina, norėtųsi daugiau su visais pabendrauti, bet aš labai šiaip kaip intravertas esu, man sunku bendrauti su kuriais mažiau esu pažįstama, žinai. Su tavim tai easy, mes ten susitinkam, pažvengiam. Aš visai paprastas, man atrodo, su manim nėra sunku bendrauti. Reikėtų paklausti kitų, bet manau, kad ne, aš nemačiau tavęs nei pikto, nei karto gyvenime, nebent per kokį stand-upą bet ir tai nesusiparinęs buvai. Aš toks visai zen, man atrodo, aš stengiuosi bent jau neparodyti. Man matai, kas yra, tu kai mane matai, dažniausiai aš būnu tokioje aplinkoje, kur man labai patinka. Aš kadangi, jeigu tu sakai, kad tu intravertas, aš žiauriai ekstravertas, aš kaip šuo, mane išsivedė į miestą, aš pradedu šypsotis, man žiauriai smagu ir aš labai laimingas. O degytė tiesiog aš pamatau kitus žmonės, galvoju, blema, kaip smagu, čia aš dar gausiu paprikolinti su jais, jeigu koks stand-upas būna, tai man labai gera būna, žinai, bet jeigu tu pamatytum mane, kaip aš atrodau ten atsikėlęs ryte arba ten vakare prieš miegą, žinai, tai būna daugiau grūzo, tipo. Bet ir tai, ką žinau, taip pat kaip visus metus iki šiol išgyvenau, taip ir dabar išgyvensiu, tipo. Blema, o šiaip dabar tu nedirbi visiškai, ne? Galiu. Aš nekalbu apie tavo šiaip veiklą. Samdomą darbą nedirbu. Apie samdomą darbą. Ne. Esi dirbęs šiaip? Jo, esu.
Esu dirbęs junior accountant. Kad čia yra toks, kur skaičiuoji kažką? Kontoroj? Ne, čia aš prie kompo tiesiog sėdėjau, aš 2 mėnesius gal dirbau, aš suvedinėjau karočią angliškos įmonės, kuri nuomoja butus ir kambarius tipo informaciją. Okay. Per sistemą mane apmokė, bet paskui žiauriai užpyso, tai tiesiog gaustinau darbdavį savo. Norėjau sakyti, kad čia toks darbas atrodo, kur po 2 mėnesių mestum. Jo, seniai, aš toks urodas buvau, aš dirbau be sutarčių, nieko mane žiauriai užpyso, nes jie man vis pradėdavo krauti vis daugiau ir daugiau dalykų, nekeldami algos. Ir aš tiesiog vienu momentu dingau ir viskas. Aš panašiai savo Anglijai, sakau, atostogų man reikia, 2 savaitės, sausio mėnesį, nebegrįžau. Ką padarysi? Iš kitos pusės aš nesulaužiau jokių, mes neturėjome jokių sutarčių pasirašę, žinai. Bet čia irgi toks nelegalus ganėtinai dalykas. Jo, šitas, bet čia jiem labiau nelegalus negu man, žinai. Nes man nelegalus dėl to, kad aš teoriškai tipo nedeklaruoji pajamų. Va čia šita vieta yra nelegali. O jiem yra nelegalu, nes jie turi tipo nelegalų darbuotoją, kuris neturi socialinių garantijų. Jiems yra labiau nelegalu. Tipo, taip, jiems labiau žopa būtų, jeigu pagautų. Jo. Norėjau paklausti, o šiaip, kokios dabar tavo atsakomybės yra, pavyzdžiui, kaip tu nedirbi? Kaip dirbi, komikų, tarkim, žmonės norėtų irgi turbūt sužinoti. Teoriškai. Kokios? Teoriškai mano atsakomybės, manęs negali nieks išmesti iš darbo, iš manęs nieks negali nieko atimti, mano atsakomybės yra tokios, kokias aš išsikeliu pats savo. Tai mano atsakomybės yra būti pasiruošusiam, ten, jeigu būna pasirodymas mano stand-upo, mano atsakomybės yra visą laiką per pasirodymą tu turi būti reprezentatyvus ir geros nuotaikos, nesvarbu kaip tu jauties, tipo ateik lipt ant scenos, įjungi šypseną, įjungi gerą vaibą ir varai ir dirbi. Aš tai pavydžiu, man atrodo, kaip tu man pasakai šitą dalyką, kad tu tiesiog, kaip switchą tiesiog pakeitė. Aš tai turiu šitą dalyką, mes esam kalbėję, kad tiesiog, ir aš sakiau, kad čia nėra tiek, kad aš feikinu tą savo gerą nuotaiką, kaip aš ant scenos tiesiog išsijungiu visą kitą. Ir aš tiesiog labai džiaugiuosi, nes man patinka būtent scenos, žinai. Aš tuo momentu žiauriai laimingas esu. Ir nėra, kad tipo, aš ten šypsaus ir galvoju iš tikrųjų, kaip čia man užpisa viskas. Ne, aš tuo momentu man taip gera būna, tipo, ir man būna kartais net jeigu ten kokią chujovą dieną, kaip zaibys, kokį nulėkti open mic ar dar kur nors užlipti ant scenos, nes aš bent jau ten 10 minučių jau geriausiai kaip galiu jaustis. Bet čia pats smagiausias dalykas, kai dopaminas yra būtent lipimas tau ant scenos, žinai, kad tavo veikla yra tavo dopaminas, nes dažniausiai dopaminas yra neigiami dalykai. Taip. O čia yra labai pagirtina, manau. Aš vis tiek gal kažkiek irgi išbalansuoja tas smegenis, žinai, ir jeigu ten tu esi pripratęs gauti dopamino, tipo, iš stand-upų, gal tu paskui negausi tiek daug dopamino ten valgyti savo pasidaręs, tipo, iš kitų žemiškų dalykų. Dar vienas gal minusas yra tai, kad, jeigu dopaminą gauni stand-upų ir kai tau eina, kai ploja žmonės, kas bus, kai šūdą valgyti? Matai, kas yra tas, aš nežinau, nes aš nesu turėjęs labai ilgo šūdo valgymo periodą. Pas mus, tipo, jeigu tu pasirodai per mėnesį ten kokį 25 kartus, tai koks vienas iš jų būna šūdo valgymas, žinai. Tai labai lengva yra, tipo, nesiparint man, kai aš prastai pasirodau, nes aš žinau, kad, dabar pasirodžiu prasčiau, kada nors pasirodysiu vėl labai gerai. Ir tada, tipo, kai aš pasirodau žiauriai gerai, aš ten irgi negalvoju, kad aš čia kažkoks pasaulio karalius, nes aš žinau, kad aš kažkada ir blogai vėl pasirodysiu, žinai. Tai žinau, kad viskas eina bangom, nes stengiuosi nesiparint dėl to. Bet šiaip jo, o dėl atsakomybių dar, tai aš open mic'ą darau savo. Tai mano atsakomybės jau būna ir kaip renginio organizatorių, žinai, kad visi žmonės turėtų kur atsisėsti, kad visi komikai, kad sužiūrėčiau renginio laiką, kad jis neužsitęstų. Tokie organizaciniai dalykai. Bet šiaip pagrindė mano visos atsakomybės yra tokias, kokias aš susigalvoju, žinai. Man teoriškai niekas neverčia manęs kitą savaitę nedaryti open mic'ų. Yeah. Bet aš noriu, nes aš žinau, kad mano yra tokia pareiga, mano darbas yra juokinti žmonės. Ir jeigu aš, tipo, užtingėsiu ir nepadarysiu, tai tada bus vienu renginiu mažiau, kur žmonės gali ateiti ir pasijuokti. Blemba, čia ir žmonės nori, kad, tipo, būtų tie open mic. Jo. Jeigu... Nuvil dar gali kažką, tai... Jo, ir šiaip, man atrodo, kad... Blemba, vis tiek mes nenori, mes esam, tipo, gali sakyti, kad mes esam menininkai, kūrėjai, tipo... Ir man čia toks yra poetų kažkoks išsipisinėjimas, kur sakyt, kad, tipo, aš neturiu įkvėpimo, man čia, aš čia perdegiau, nuo ko tu kurva perdegiai, nuo to, kad kelies 1 valandą dienos, kai visi kiti 7 ryto keliasi darbą, žinai. Tai aš stengiuosi galvot, kad, ta prasme, aš gyvenu pakankamai lengvą gyvenimą, man visai pasisekė, aš, tipo, 2 metų komikas esu, žinai. Tai aš
tikrai niekada stengiuosi negalvot, kad oi čia aš kažką perdėgau ar dar kažkas. Viskas man dažniausiai gerai būna, žinai, tik tai... Taip būna ir tų blogesnių minčių, bet jos dažniausiai neturi įtakos mano darbui. Aš visą laiką stengiuosi, kad pas mane viskas būtų padaryta. Tipo. Aš labai džiaugiuosi, kad tau, kaip ir minėjai, 21 ir kad tu šiaip daug atsakomybę apsiemi savo dalykę, žinai, nes renginiai yra tikrai labai daug eikvoja ir kai dar jaunas toks esi, įsivaizduok, kiek tu po 10 metų galėsi padaryti. Kiek tu žinosi ir turėsi patirties darydamas... Gerai, nemeluosiu, kokią per metus 100 renginių. Ne, gerai, 60. Ne, daugiau net negu 100. Nes tu pažiūrėk, kiekvieną savaitę būna open mic'ai, mano open mic'ai, tada realiai per mėnesį būna 3 kokie bazarai. Taip. Ir tada... Ne, 3, 4? Nu, 3-4, bet realiai... Bet jūs keliat kiekvieną savaitę? Ne, žinok, būna kartais, kad pasidarom, o dabar su Pakulitaitis neįkėlėm 2 savaitės, nes... Grūzus. Grūzą valgiau. Jokauju. Su Wizardu jau turim nufilmavę, tik tai... Aš mačiau storius. Jo, tai gal žiauri geras epizodas irgi kelsim, bet, nu, mes pradėjom skaityk pernai metais gruodžio mėnesį, tai tuoj bus metai ir dabar jau esame kėlę apie 32, man atrodo, epizodus. Tai va, iki gruodžio tikriausiai kelsim kokius 3-5, nu tai va ir gaunus. Ir tada dar pasirodymai mūsų, dar apšildymai, dar kiti open mic'ai. Tai čia vien mano renginių tipo virš 100. O dar kitų renginių, kur aš lipu tipo šiaip, jie privatai. Tai per metus būna apie 200 gal daugiau renginių iš tikrųjų. Šiaip lemą tu dabar pasakoji ir aš galvoju, aš nieko nahu neveikiu gyvenime tiesiog. Ne. Tipo, aš bandau stengtis, bet palyginu su tavo mastais, kiek tipo renginių live. Nu, aišku, aš nedarau live renginių, bet pagalvoju, kiek kartų tu prajuokini grupę žmonių ir kaip taip... intensyviai vyksta, nu čia masiški skaičiai. Žinai, nu čia tipo, tu gali taip galvoti, aš ten galvoju, gal pamatau kažkokį kitą komiką ir galvoju, ble, čia aš nieko nedarau, čia jisai tipo dabar. Jo, mes galim palyginti taip, kartais nesutampa. Viskas labai nuo perspektyvos priklauso, taip. Bet aš, nu, tipo, kiek tu renginių gaunas, tie gaunas, žinai, aš stengiuosi daryti visą laiką kaip įmanoma daugiau, tipo, jeigu yra galimybė, ar aš eisiu šiandien vakarė, tipo, ir prajuokinsiu žmonės, ar aš gulėsiu lovų ir žiūrėsiu serialą. Nu, tai mano galvoj, pagal mano pasaulėžiūrą, prajuokinti žmonės yra prasmingiau, taip, žinai. Visiškai. Tai, nu, tipo, aš jaučiuosi atradęs savo gyvenimo pašaukimą, žinai, kaip vienas nori gydyti žmonės, kitas nori žmonėm namus statyti. Yeah. Taip, aš noriu juokinti žmonės. Blemba, aš tikiuosi, tas ir nepasikeis dalykas. Aš irgi labai tikiuosi. Kad pašaukimas, nes tu dar jaunas, tau dar, blemba, gali daug minčių. Tu toks ateisi po 2 metų tiesiog, ai, nahu tą komediją. Jo. Gali būt, kad aš po 2 metų galvosiu, kad aš nebenoriu daryti komedijos, gal aš noriu ten, nežinau, skopti šaukštus, dar kažką. Arba žinai, kaip yra tas, dabar čia kažkas, kas užsiema tuo, kur iš molio daro tuos visokius. Aš labai norėčiau, kad kas nors be garso padarytų šitą iškarpą, kur žinai yra tas. Jo. Nu, aš esu vaikas bandęs daryti tą dalyką. Čia žiest puodus, man atrodo. Kažkas tokio, nu, molinukus, taip sukasi. Man tas darbas atrodo super fainas. Žiauriai reikėtų šiaip jo. Aš taip norėčiau išsimazgot, nu, pasakot. Aš galvoju, kad vat, čia bus vienas iš mano jaučių hobių, kad kai aš tipo, jau būsiu senas, vis tiek ateis ir mano laikas jau, kai aš paliksiu tipo, visą tą komediją ateities kartom, žinai. Ten gal karts nuo karto ateisi tipo, kokį nors skečą pas jaunimą nusivaidinti senas. Kaip Justinas Jankevičius arba Kaleris. Būdamas. Ne, ta prasme, jie dar yra, tipo, jie dar savo, tipo, šerp, jie savo pikę dar yra, tipo. Okay. Bet žinai, kaip ten man bus kokių šiam, tipo. Tai aš, karočią, nusipirksiu mažą namuką, kur nors miške sėdėsiu. Ble, tu pidaras, aš norėjau tą patį pasakyti. Jo. Tai dabar tu pasakyk ir aš pasakysiu, ką sakau. Aš žvėjuosiu, karočią, aš skopsiu visokius medinukus, tipo, ateisiu kartą į skečą kokį senį pavaidinti pas jaunimą, žinai, ir viskas, mano. Ir Kaziuko mugėse pardavinėsi savo šaukštus. Jo, už kokį 9 eurų, jau infliacija adjusted, žinai. Blemba, 90 eurų šaukštus. Bet gali būti ateityje. Nu jo, po kiam metų čia 3% metinė infliacija, čia dar daugiau turėtų būti. Taip. Aš vat irgi kalbėjau apie medinį rąstinį namuką, norėčiau turėti miške. Ja. Norėčiau, kad būtų židinys. Norėčiau, kad gal koks šunelis būtų irgi. Turėčiau super mega didelius langus, kad snigtų ir žiūrėčiau su įveta kokį vienas namuose. Ja. Man čia pats tobuliausia. Ir kad šilta būtų svarbiausia, kur tu bebūtum, kad būtų šilta. Ja. Kad turėtum dar pinigų ant šildymo. Nes čia, žinok, man jau sunkiai jau skamba. Bet čia, žinai, ateityje, tipo, aš tipo, mėgstu pasvajoti, pagalvoti, o čia bus taip, bet iš tikrųjų, tipo, aš taip nesiparinu. Aš ta prasme, aš gyvenu maždaug
1-2 dienom į priekį, žinai. Ir, tipo, aš dabar taip, aš net negalvoju, kas bus šeštadienį, sekmadienį, tipo. Aš žinau, ką man šiandien reikia padaryti ir ką aš rytoj veiksiu. Ir viskas. O toliau, tipo, aš ten pasižiūriu į kalendorių, ką turiu užsirašęs. Nu, jeigu ten matau, kad yra kažkas vėliau, ką man reikės pasiruošti, tai dabar pasiruošiu ir tada nereikės, žinai. Okay. Bet šiaip aš taip stengiuosi nesiparint dėl dalykų. Aš manau, kad čia yra super galia tiesiog būti chill, žinai. Tiesiog sėdėt ir vienas žmogus gali parinti, susisėdėti, toks, bus kaip bus, tipo. Jeigu aš negaliu kažko pakeisti, aš visiškai neplanuoju parintis dėl to, žinai. Aš šitą dalyką pagalvojau kokiais 28 metais, kad tiesiog nerimaut. Jo, nu bet tai man yra visai lengva, kai aš tipo jaunas, nes aš jau užaugęs su tiek prieinamo turinio, kad aš jau gavau išklausyti visų kitų minčių, žinai. Kur jeigu tipo būtų koks 30 metų atgal, aš turėčiau perskaityti kokius 100 knygų. Jeigu nedaugiau. Jo, kad gaučiau tą informaciją, kur aš galiu tiesiog pažiūrėti po 100 podcastų ir išgirsti, žinai. Tipo, tas idėjas, pagrindinės mintis ar filosofinės kažkokios, filosofinė pasaulėžiūra. Tai man labai smagu dėl to, bet aš neprisiemu, kad čia mano kažkokios mintis, čia prieš 3000 metų jau rašė ir apie tą stoiškumą ir apie tai, kaip nereikia parintis. Ant akmens skalptuota tiesiog būdavo šitą informaciją. Jo, tai Markas Aurelijus ten prieš 2000 metų rašiau, tipo, kad nereikia jaudintis, kad tipo, stipriausia žmogaus galia yra neturėti nuomonės kažkokiu klausimu, žinai. Ir tiesiog tu gali sėdėti, ką žinau, man nieko. Norėčiau tave pasveikinti su tavo pirmoju duo renginiu. Taip, ačiū labai. Aš duok datą tęsiu, aš labai džiaugiuosi, nes jūs man esat minėję, kad blemba, varysim, čia tie iš bazaro, karočią, darysim dalykėlius, karočią. Ir aš laukiu visai ir papasako, kaip jums. Ačiū labai, aš labai džiaugiuosi. Mes su Deividu padarėm pirmą solo ne solo, mes padarėm duetų pasirodymą dviese. Ir jaučiamės biškiai užlipę vienu laipteliu aukščiau, žinai. Čia yra tikrai kažkas, wow. Surinkom normaliai žmonių, buvo gal koks 120 žmonių tipo lainapė. Ir aš labai džiaugiuosi, aš prieš 2 metus pradėjau, Deivis ten gal prieš 2,5 ar 3, biškiai gal ilgiau už mane stand-upina, bet mes labai neseniai pradėjom ir aš labai džiaugiuosi tuom, kad mes darom dalykus patys, žinai, mes patys susibūrėm trupę, pradėjom daryti pasirodymus, mes patys nusprendėm daryti bazarą, tipo, žinoma, mums padėjo ir kiti komikai, kurie ateidavo pas mus kaip svečiai ir tu labai padėjai, kai atėjai kaip svečias, bet mes darom ir kaip ir save producinam patys ir aš dėl to labai džiaugiuosi, žinai. Ir ten tas pats koks nors gyvas Tinderis, aš dėl to projekto džiaugiausi, kad ir ką kiti ten sakytų. Aš minėjau tau šitą dalyką, kad labai nice buvo. Aš tipo džiaugiuosi, nes mes pasiėmėm ir padarėm patys, tipo, ir man atrodo, kad visą gyvenimą yra geriau padaryti kažką pačiam, kad ir gal mažiau bus successful, negu tipo valgyti iš kažkieno kito delniuko ir tipo sėdėti ir niekada nežinot, kada tu būsi reikalingas, žinai. Nes jeigu tu darai viską pats, nu tai tada viskas priklauso tik nuo tavęs. Aš galiu turėti tiek renginių, kiek aš noriu turėti, nes aš turiu kažkokią idėją. Aš susirinku chebro, susirinku kameras ir varom daryti, žinai, ir man nieko nereikia laukti. Man patinka, kad viskas prasideda, pavyzdžiui, nu šiaip ir pas mane keliai kūrybiniam ir tavo keliai, kad susigalvoji, spriktas, eina darot. Nereikia laukti, blemba, nieko. Ir čia turbūt visiems, kurie norėtų, norėtų ar ten stand-upinti ir panašiai. Norit, darot, šiksit, nu ką jau padarysi, žinai. Kartais netgi tau nebūna kartais tokios minties, kad atrodo per lengva ir dėl to tu atidėlioji. Kur tu tipo atsisėdi ir aš noriu padaryti šitą dalyką, tai ką reikia padaryti? Tai reikia parašyti tiesiog 2 žmonėm dėl vietos, parašyti dar 2 žmonėm dėl, kad ateitų nusivaidinti ir pasim kameras. Ir pasim dar vieną draugelį, kad pafilmuot. Tai tu čia per 20 minučių surašai visiems. Čia realiai kaip ir tu minėjai, per 20 minučių labai lengvai gali susinešiot. Ir tada tiesiog sėdi ir tu pusę metų prokrastinėti. Tai man patiko, kad tu visą laiką komedijai, tu hengini su tais, su kuo pradėjai, žinai, taip pat kaip ten, pažiūrėk, ten K2 jie visi kartu pradėjo, ten Komunija irgi jie visi kartu pradėjo, tipo vienu metu. Bet dabar Komunijos kaip ir nėra. Jo, bet jie vis tiek būdavo kartu dėl to, kad jie kartu pradėjo, jie buvo draugai, žinai. Dabar gal biškai išsiskyrė, ten nuėjo savo keliais daryti visi, bet tipo, taip pat kaip mes visi buvom kartu, tipo, kai pradėjom ten aš, Deivis, Kristis, Visickas, Tomašas, tipo, nu mes visi, Saldis koks nors. Buvo A komanda, man atrodo, jūsų tas old schoolas, Davidas Žiba būdavo, man atrodo. Jo, tai A-Team Comedy mes taip ir buvom, mes nuo pat pradžių buvom A-Teamas, buvo Vita dar iš pradžių, su Vita irgi žiauriai gerai sueinam, nes mes visi kartu pradėjom ir eidavom į open mic'us. Ir tipo, nu mes vieni kitus matydavom ten 6 kartus per savaitę, žinai, kiekvieną dieną. Neužpysdavo? Ble, ne, labai.
tik pradėjęs komediją, tu atrandi labai savus žmonės, visi taip pat su pistom galvom kaip tu, karočią, visi turi panašius tikslus, visi panašiai prikolina, žinai, tipo, nu, galbūt ne formą, bet tipo turiniu, žinai, tipo, panašiom temom. Savais gal visai bairiais, tipo prikolais, bet ir šiaip jūs vienas kitą tiesiog labiau suprantat. Jo, ir mes palaikom vienas kitą, mes labai gerai empatizuojam vienas kitam, nes mes praeinam pro tą patį, mes žinom, koks jausmas užlipti, blogai pasirodyti, užlipti, gerai pasirodyti, žinai. Vėluoti į open mic'ą, nespėt rašyti, kad gal įdėtų vėliau tave, kad spėtų užlipti, žinai. Mes labai releitinam, tipo, visom tom problemom vieni kitiem ir dėl to mums buvo lengva. Ir dabar netgi matos, kad naujesnė karta, kas ateina, jie jau irgi visi kartu daro kažką, galvoja gal kokį projektą kartu daryti, žinai. Aš labai džiaugiuosi dėl, pavyzdžiui, dar jaunesnios kartos, nes aš ateinu jūsų pasirodymus. Nu, ar pasirodymus pažiūrėti, ar pagerti. Jo, jau open mic'ą, nes ten būna visko, kad taip, Omantas, Džempa, galite pamatyti, kaip Omantas vieną kitą atsuktuvą atsisuka. Cigariukas, atsuktuvas, visi bairiai, žodžiu. Ir Vizgirdas šonė irgi ragauja. Jo, ir jau jis karalienė. Tai atsimenu, blemba, pasisveikinu su visais, labai stengiuosi maloniai ir pasakyti ir paspausti ranką, kaip pasirodo ir panašiai. Ir būna ir daug jaunimo ten, kur aš taip žiūriu, galvoju, blemba, jam arba kokie 25, arba 15. Jo. Ir aš toks, kiek tau? 16 metų. Taip. Ir kaip pasakyti, toks nepasikuklinęs. Man 16, varau ant scenos, juokauju. Nu, kosmosas. Yra. Nu, aš dabar čia sėdžiu kuklutis, žinai, taip, bet aš kaip pradėjau, tai irgi naglas būdavau, žinai. Tai... Bet jo, yra dabar pora 16-mečių, kurie stand-upina, yra jaunų labai bičiukų, nu, tipo, jau aš nebesu jauniausias, tipo, jau yra, mano amžiaus daug, yra net pora jaunesnių, žinai, tipo, net ne pora, keli kokie 5 jaunesnių už mane gal. Tai aš džiaugiuosi, kad auga ta komedija, auga, žinai, kuo daugiau ateis komikų, tuo didesnė tikimybė, kad atsiras vis daugiau talentų, žinai. Ir kažkada mūsų kartoje vėl atsiras kažkoks gal naujas Katleris, naujas Tonkus, naujas Bartuševičius, tipo, atsiras. Kuo daugiau ateina bandyti žmonių, tuo yra geriau komedijai visai. Taip. Ir tuo geriau žmonėm, kurie nori ateit pasijuokti. Ir konkurencinga tampa, tu nori vis tiek geriau pasirodyti, taip, daugiau pasistengti, nes jeigu, pavyzdžiui, jūs būtumėte ten 5 tiesiog iš pusę Lietuvos, tai jūs tokia, vis tiek čia, žinai, mes 5 esam, daro, ką norim, žinai. Tada būtų labai lengva, o dabar, žinai, kai kiekvienas daro pasirodymus savo ir, tipo, tu, kad tavęs ateitų, klausytų, turi gerai varyti, tipo, žinai. Nes jeigu tu tiesiog būsi vidutiniškas, nu tai tu kam eit žiūrėti tavęs, jeigu jie gali eit žiūrėti už tą pačią kainą Viktorą Balykovą arba Marką Žukauską, kurie yra tipo nesveiki komikai, žinai. Visiškai. Tai jo, konkurencija, labai gerai konkurencija. Aš iš istorijos pamokų šitą atsimenu, kad konkurencija yra gerai absoliučiai visiems išskyrus tos, kurie nesistengia. Čia tokia vidinė valiuta, ta viškai, žinai, yra. Jo, tai va. Tai aš manau, kad žiauriai gerai yra, kad atsiranda daugiau tų komikų, žinai. Man labai, aš jau 10... Koks skirtumas, kiek aš metų? Visą laik 10. Koks skirtumas? Ne, bet tai, čia seniau savotiškas nebuvo, gali sakyti, aš manau, kad čia zaibys yra. Paskui pradedu galvoti tiesiog, nenoriu, kad galvočiau. Gerai. Seniau nebūdavo tiek daug šiaip pasirodymų, solo pasirodymų. Dabar belekiek. Taip. Ir vat kaip tu sakai, ta konkurencija, tu turi tikrai būti šiek tiek geresnis, arba stengtis labiau pasirodyti, geriau pasirodyti, turėti ilgesnę programą, kad pasiūlytum žmonėm vat daugiau. Jo. Arba gal net nebūtinai geresnis tu turi būti, bet tu turi būti... Unikalesnis? Net nebūtinai, aš sakyčiau. Fainesnis. Aš manau, kad tas unikalumas ir fainumas, mes visi žmonės esam savočiai unikalūs, žinai. Bet taip, aš manau, kad su komedija tu turi tiesiog daryti aukštų lygių tą komediją, žinai. Ta prasme, aš nestendapinu geriau negu Viktoras arba Markas, arba ten Jasaitis koks nors, arba Emilis Jokūbas. Bet kai ateina žmonės pas mus, jie vis tiek, jie prisižvengia belekiek, žinai. Tai tipo, jo, aš gal nesu geresnis už juos, bet aš galiu labai gerai prajuokinti žmonės. Taip. Tai aš manau, kad kol tu gali žmonėms suteikti tai, ko jie nori, tai tada nesvarbu, kas ten už tave geresnis ar negeresnis, žinai. Tai aš niekada gyvenime nebūsiu ten geresnis už Katlerį arba Bartuševičių, bet manęs tas nestabdo, aš tiesiog žinau, kad aš noriu prajuokinti žmonės, aš tą darau taip, kaip man išeina, savo savotiškų stilium, žmonėms patinka, jie prisižvengia ir paskui grįžta dar. Tai... Aš net nepamenu, ar klausiau, kodėl komedija? Kodėl komediją pradėjau? Aš kai buvau mažas, man ten buvo gal 10-11 metų, pradėjau YouTube, žinai, žiūrėti, kaip tik tuo metu, čia maždaug prieš 10 metų jis ir popino pas mus Lietuvoje, jau buvo humoro klubo seni video visokie ten, kaip jie stand-upina,
jau po poros metų atsirado ir kitokie pasikalbėjimai, pirmiem kitokiem pasikalbėjimam dabar ten gal 9-10 metų yra. Apie 10, nuo 2014, nes tai panašiai mes pradėjom su Bertuliu bendrauti. Jo. Tai va, tai aš tiesiog žiūrėjau, aš pamačiau Katlerį, aš pamačiau komikus, aš pamačiau, kaip į komikus žiūri žmonės, aš pamačiau, kad yra kažkokie žmonės, kurie sėdi ir jie juokina, belie kiek žmonių, tipo, žinai. Nu, aš buvau mažas, aš paskui sužinau, kad čia visą gyvenimą tai buvo, kad tie patys anekdotininkai buvo, kurie senoji karta, kurie juokino žmonės, tipo, čia tiesiog keičiasi forma, bet kažkoks žmogus, kuris juokina žmonės, čia visais gyvenimo laikais buvo, žinai. Taip. Ir aš galvoju, bliam, aš irgi noriu taip, aš irgi noriu ateiti ir juokinti žmonės. Ir aš šūliai labai daug prikolindavau, žinai, irgi klasės klounas būdavau, tipo. Ir paskui kažkaip augau, jau man kažkaip visą laiką galvodavau apie tą YouTube, bet kai būdavau mažas, galvodavau, bliam, aš čia vaikas, tipo, čia nesąmonė, žinai, gal nereikia. Ir tada kažkaip paaugau, jau man ten buvo 16-17 metų, jau toks biški bakuriukas darau, žinai, galvoju, blėt, jau galiu pradėti gal, žinai, kažką. Ir pradėjau ten, toks video pradėjau filmuoti, žinai, ten nebuvo niekas, kad popintų kažkas, bet jau tipo, tu įgarsindavai, bandymai. Aš šitą prisimenu, tu įgarsindavai tik tokie personažus. Jo, tai čia jau buvo vėliau, čia jau buvo, kai man buvo kokių 19 metų, čia jau kai aš pradėjau, tipo, nusprendžiau, kad noriu eiti jau, tipo, rimtai viską, pradėjau visus open mic'us lipti, kur tik įmanoma, pradėjau bandyti YouTube daryti video, pradėjau TikToką kelti, tipo, ir daug kas sako, kad aš nuo TikToko pradėjau, bet aš tai pradėjau iš tikrųjų tai nuo open mic'ų, nuo YouTube labiau. Tiesiog TikTokas labiau įpopino greitai. TikTokas aš visai greitai kaip ir pagavau, kaip ten veikia viskas, tipo, ir... Šiaip labai lengva supras, kaip veikia, žinai. Tiesiog labai keletą esminių dalykų padaryk ir veiks. Jo. TikTok'e netgi yra toks dalykas, kad popina video, kurie atrodo kaip video, kurie popintų. Žinai, ką aš turiu omeny? Kur tu gali pažiūrėti video ir tipo... Ir suprasi, ar jis veiks ar ne. Jo, tavo video tiesiog atrodo kaip vienas iš tų video, kuris nepaina. Žinai, tipo, ir toks, jeigu tu pamatai video, dažnai ten netiek net turinys, kiek forma gali paeiti. Tai tiesiog aš greit visai atpažinau, kas veikia, ten susiradau dalykus, kuriuos man patinka daryti, po ką galėčiau daryti ilgai ir ten darydavau. Ta pirmą video, kai padariau impression, ten aš net neplanavau jo daryti, aš tiesiog įsijungdavau vakarais ten aš Anglijai, sėdėdavau univerė tipo barake ir aš įsijungdavau kamerą, žinai. Ir aš sėdžiu kažką, tipo, ir aš tiesiog pradėjau balsus daryti, prikolinti, nes mes su draugeliais visą laiką darydavom, tipo, filmukų impressionus, ten Maybachą darydavom, visokius, tipo, pas mus būdavo juokinga atkartoti tai, ką matėm. Mes ten pamatydavom kokį Vaidoto video, mes netgi tavo esam cituodavom anksčiau, kur darydavom tą, tipo, vaikai prieš 10 metų. Robkai, išmes kamuolį, vaikai dabar, girdėjau duchas rajone, duok cigarą, čia. Aš atsimenu, aš galiu tavo palaiti, aš tą tavo video atsimenu. Va čia vat yra mano super galia, kad aš žiauriai daug nereikalingus informacijos. Blet, seniai, tu man depresiją varysi šiandien. Aš sakiau, kad laimingas esu. Gert blogai, rūkyt blogai, visi žino, visiems pohui. Dar tu man pasikeiksi, blet, namuose. Ja, tai žodžiu, aš didžiulis gerbėjas tavo. Minėjau, kad labai laimingas esu, tai... Turbūt palaidos mažiau būsiu laimingas. Mergytės, gal galiu nusifotkinti su jumis, tai kad tavo dantis netilps, bet kotas tai tilps. Blet, na. Žodžiu. Galiu paskutinį. Gerai. Pasakyk paskutinį pofikį. Pasakyk jau po. Labas, kiek metų? 18, kelintų gimimo? 99, 99, ne? Galvojai, paeis. Leva. Aš atsimenu daug. Ir mes tiesiog darydavom tos balsus, tipo, ir aš kažkaip atsisėdau prieš kamerą, pradėjau prikolinti, pradėjau daryti tos balsus. Ir aš paskui žiūriu, blet, visai gerai atrodo. Nes tas pirmas video, galite susirasti, yra per vieną teiką padarytas. Yeah. Ir tipo, ir aš ten tiesiog paskui primečiau PNG tų fotkį, kad, blet, gerai atrodo. Labai. Tai tiesiog ten labai natūraliai gavas ir aš manau, kad tas... Aš kažkada esu neguglinęs, o žiūrėjau, nuo ko tu pradėjai, tai būtent šitus ir atradau, dėl ko aš prisimenu. Bet kažkaip neįstringa man jie taip į galvą kaip dabartinį, nes tu dabar keli tik iš savo pasirodymų. Ir kas, manau, labai eina, nes jūs labai progresyviai 5, man atrodo, per savaitę keliat, ne? Reelsus? Nu, Reelsus, nežinau, kiek ten jaunas. Dabar apsileidau biškį, bet tada, kai buvau pradėjęs kokius... apie pusę metų keldavau kiekvieną dieną po vieną. O! Jo, ir nes
turėjau pasiėmiau ir bičiuką vieną montuotoją, tokį, kur man iškarpydavo. Iškarpo, bet jis pats mato, ką karpyti, kaip suprantu. Jisai buvo visai gerai pagavęs, aš jam pasakydavau, paaiškindavau, kaip reelsas turi atrodyti, kad turi prasidėti nuo huko, tu tai visą šitą žinai, bet, kas nežino, tai... Turi prasidėti nuo huko, turi baigtis lefsu arba plojimais, yra gerai, kai yra tema kažkokia, kuria gali releitinti abi dvi lytis, nes jeigu tu ten, jeigu prikolinė apie tai, kaip bičiai skutas kiaušas, gerai, Tai bičiai supras, panas ne. Čia gal blogas pavyzdys, nes ir panas gali skustis erekcinę zoną, žinai. Bet pavyzdžiui, jeigu prikolinė apie kažką, kam tik tai bičiai releitina, žinai. Pavyzdžiui, kai draugelis supis sudauž tavo mašiną. Čia labai yra toks, čia bičių yra labai dalykas, žinai. Ir tai tada gaunas, kad tu pusę auditorijos gali išmesti. Pusę auditorijos, kuri galėtų pažiūrėti, jie nerelatins. Ne. Bet jeigu ten yra kažkoks labiau relatable dalykas, ten kaip pavyzdžiui, nežinau, santykiuose pana duše palieka, plaukų savo daug ten ant sienų visur, žinai. Tai čia relatina ir bičiai, ir panos, ir... Tai va šitą aš paaiškinau ir pradėjom daryti reelsus pompuoti ir gerai buvo tas, kad nereikėjo jokio papildomo darbo daryti, žinai. Tau, pavyzdžiui, reikia išeiti reelsą nufilmuoti. Taip. O, vis tiek, žinau, kad jeigu ten pasiplanuoji, gali būti, kad tas tiek laiko gal neužtrunka. Tai priklauso, ar Iveta dirba, ar ne? Nes, jeigu Ivetas nebūtų, aš nepadaryčiau, aš nieko neturėčiau. Turėminį, aš neturėčiau nei visų brand pasiūlymų, nieko, nes va čia Iveta yra... CEO už viso mano gyvenimo CEO. Parašykit komentarus Ivetai po komplimentus. Būčiau labai sakot teisingai, parašykite komentarą Ivetai. Padėkokite Ivetai, nes nebūtų Ivetas, nebūtų šito visos studijos. Tai tais reelsais, aš tu jau 3 mėnesius pats tos reelsus, žinai, dariau, ir aš manau, kad prisidėjo tikrai prie to, kad tas podcastas išpopuliarėjo visai, nes žmonės pamatydavo, yra daug žmonių, kurie sako, kaip jiem patinka podcastas, bet jie kalba tik tai apie klipsus, kuriuos matė. Taip. Yra žmonių, kurie sako, kad jie mahujanas podcastas, bet jie nėra matę pilno epizodo. Jie žiūri tik reelsus. Tas momentas, kai prieina prie tavęs, pasako, čia seni, pisam fotkę, taip toliau, nusifotkina, bet šiaip aš tavęs nežiūriu, seni. Tokį. O toksai kam tu fotkinės? Seni, nemačiau nei vieno video iš tikrųjų, bet kažkaip. Toks, taip. Ką žinau, čia gal žmonės, žinai, bando, gal nenori pasijausti, nenori parodyti, kad jiems čia rūpi, žinai. Tai dar blogiau. Bet jeigu fotkinės, tai rūpi, tai kažkiek. Nežinau, man atrodo, kad yra, aš manau, kad žmonėm mes galim kartais pagalvoti, kad čia, čia pistačiai nueina nusifotkinti, bet jiem pohui jaučiasi. Pamatė, galvoja, nusifotkinsiu, kur žinai tą fotkelės net nekels, bet tiesiog draugeliam parodys. And that's okay, su to nieko blogo nėra. Man tai apskritai normalu yra pasidarę seniau, gal šiek tiek gėdėjausi, bet turbūt labiau nosį tiesiog buvau iškėlęs, žinai, čia fotkinasi su manimi. Bet zaibys viskas, mes labai visi panašus, žinai, pabendrauju, aš dar paklausiu ten ir vardą, ir šiaip paklausiu, kaip sekasi ir panašiai. Man žiauriai smagu yra, tiesiog pašnekėti su paprastai žmonėm, paprastai žmonėm. Ne tai, kad paprastai žmonėm, bet mirtingaisiais, karočią. Su žmonėm, kurie, karočią, nesisuka šitam mūsų rate, žinai. Man patinka tiesiog nueiti į podcastą, paprastais dabar čia atrodys irgi nosį užrėtis. Man patinka, pavyzdžiui, jeigu būna koks nors ten open mic'as arba podcastas, per kokią pertrauką išeit, tvarkyti ten cigaretės kokiais nors žiūrovais atėjusiais pažiūrėti, pažvengti, jie papasakoja kokių nors istorijų. Žiauriai smagu būna, žinai. Tai vat man tas žiauriai patinka ir aš džiaugiuosi, kai aš matau, kad yra žmonių, kuriem reikia to, ką aš galiu pasiūlyti. Aš galiu prajuokinti, jie nori pasijuokti, tai... Aš dar noriu pasakyti visiems žmogeliukams, kurie galvoja, kad čia netrukdys ir taip toliau. Žinokit, hebra, jeigu tarkim mes turim laiko ten, pavyzdžiui, ar ten rūkom, ar ten kažką darom kažkokiose vietose per pertrauką ir taip toliau. Join us. Nieks nesiparins, kad jūs ateisit, kad ten, ar ten, kodėl ir panašiai, nieks negalvoja tokių dalykų, tiesiog ateikit, papazarinkit, mes tikrai kalbus ir kiti kalbus, aš pastebėjau, ir dažniausiai žmonės, galvau, kad čia tu šiaip esi toks piktesnis ar dar kažką, negalvokit, visi labai paprasti žmonės, ir esmė tame, kad, visi visiškai lygus, visi tokie patys, mes tas pačias įdas turim, tos pačius sugebėjimus ar dar kažką, ar tą patį maistą mėgstam, žinai, mes visi labai panašus. Pavyzdžiui, kai prieina žmonės, ir žiauriai nuoširdžiai faini būna, žinai, kai prieina tiesiog zdarovo, norėjom pasakyti, kad žiūrim, patinka, kažką pažvengi, aišku, būna ir tu kokiam klube ten prieina prigėrė, žinai.
Nu, nieko nesakau, prigėręs kartais būna, atrodo, kad viskas gerai. Ne visi prigėrę vienodai bendrauja, bet tu esi turėjęs kokį nors blogų interakcijų? Esu ten, tipo, vienas bahurių, pišiau tau galą, sakau, tai pisk. Okay. Sakau, tai pisk dabar. Nieko nebuvo. Seni, taigi prikolinu. Tu kurva komikė, blet, nesupranti, taigi prikolinu, kurva. Tipo, aš nemėgstu tokių interakcijų, bet jau mane tada biški, aš nesakyčiau pis, nes aš pats bijau šiaip tokių dalykų, bet taip galvoju, blet, gal prikolina, arba mane labai supykdė. Tipo, jau man da pizdikas bus. Žinai, kaip būna išerzina tiesiog, bet ten labai taip konstruktyviai man pradėjo pis protą, ten, tipo, pradėjo ten kažką šnekėti, taip toliau. Ir, toks apmaudus jautiesi. Taigi prikolinu, nesupranti, ir aš toks galvoju, blet, geri bairiai, blet. Pis į galvą tau. Bet čia toks, žinai, kur, tipo, yra a small price to pay, žinai, kad turėtumėm tai, ką turim. Aš labai mėgstu pasakyti, kad, blema, jeigu nesugebat, kaip sakyt, suvaldyti viso to, pavyzdžiui, žinomumo ir būti šitam socialiniam burbulė, nes mes tikrai tokiam kaip burbulė esame, kurie apkalba mus, stumia ant mūsų ir sako gerus dalykus ant mūsų ir šiaip apšneka, Discorduose kalba. Tiesiog labai daug šūdo turim susirėpti ir, žmonės gali labai klimti visokias ligas ir labai minčių dalykus. Ir ne visi, žinai, atsparus yra vienodai psichologiškai, tipo, ir yra daug tų problemų potencialių, bet aš manau, kad, žinai, kiekvienam reikia stengti žiūrėti savęs, kas tau suteikia laimės, kas padaro, kad tu blogai jaustumys, kas padaro, kad tu gerai jaustumys. Kiekvienam dalykė, bet kokiu atveju atsiras tas bičas, 100 gerų dalykų ir tas vienas bičas, kuriam tu būsi lochas. Ir jeigu tu kreipsi į tą dėmesį, blet, labai sunku. Bet aš, žinai, kodėl stengiuosi dėl šito nesiparinti šiaip dėl blogų komentarų ar blogų žodžių, nes aš pasižiūriu ten komentarus po kokiais po vėl tie patys, kokiais klipsais ten tik tokia. Arba dar kur, tipo, seni, vėl tie patys yra, tipo, Katleris, juokingiausi žmonės Lietuva, geriausi komikai, tipo. Čia gali kiekvienas išsirinkas, jiem labiau patinka ten, ar Bartuševičius, ar Katleris, ar Stonkus. Vienas kažkas iš to podcast'o tikrai patiks. Tipo, kuris geriausias, čia kiekvienam asmeniškai aš nesiginčiu, bet jie visi yra aukščiausio lygio. Ir tada tu įsijungi tik tokį rašą, kurva tas Stonkus, Gaidys, Katleris, nejuokingas. Ir aš žiūriu, ką jis kurvas vaiksta seni, ta prasme, jeigu jie yra nejuokingi, tada Lietuvoje nei vieno juokingo žmogaus nėra. Tipo, ir aš galvoju, tipo, jeigu net tokiem žmonėm parašo tokius komentarus, tai jeigu čia man parašo, tai aš tada vašinė. Lašas jūrai. Man, žinai, man labai juokinga, kad rašo žmonės tokie, pavyzdžiui, niekados tau neparašys komentaro žmogus, kuris kažką veikia šiaip gyvenime. Nesėdi darbo biržoje, pavyzdžiui, ir panašiai. Turiu menį, kad aš kiek, pavyzdžiui, pasižiūriu iš Facebooko community, žinai, kas man ten pakomentuoja, kokį įsimetu ten su įvetą nuotrauką, čiulbybį asilę, kurva, adaptas, nahui. Ir tokius pisa, ir aš parašau, žinai, tenka iškišk, arba kažką. Aš atrašau, stengiuosi pabendrauti su to žmogum. Aš mėgstu bendrauti, bet aš bendrauju adekvačiai, nestumiu atgal. Aš tiesiog suprantu savo vertį ir aš žinau, kaip aš noriu, kad jis dar daugiau man kontento duot. Sorry, kad taip gal pasakau, bet man juokinga tiesiog. Ir aš noriu pažiūrėti, iki kur įsivartalios. Ir blemba, tipo, įmetu nuotrauką, ačiuką parašau, žinai, ar ten dar kažką, čiulbybi duhas, ten tu duhas, numetu tiesiog jo iškerpu nuotrauką, parašau ačiuką į sveikatą, arba dar kažką, jis tada mano įkelia ir tada baigėsi bairis tiesiog. Tu su jais bendrauji ir jie paskui nebeturi net ką pasakyti, atrodo. Ir aš ką norėjau prieš tai pasakyti, kad aš dažnai prastolkinu šiek tiek profilį ir taip toliau, ir ten koks laisvo oro direktorius, ar dar kažką, ten dalinasi visokiom Vorfzakonėm, blet, nieko asmeniško visiems, coverio nuotrauka, koks bimbalas su mergytė užsubinės paimta. Ne, čia tai palaikau, čia tai gerai. Ne tavo ir nereikalas, Vaive, tai labai gerai pasako. Aš nieko asmeniškai neturiu prieš tokius žmonės, bet toks atrodo, kad tu neturi nieko, ką veikti gyvenime, tipo. Atrodo, kad tu nieko neveiki svarbaus, kad tau būtų labai gerai. Tu toks, atrodo, kad tiesiog darai paprastus dalykus ir nenori nieko nereikalauji iš savęs. Ir dar pisi protą kitiems, kurie nori daryti. Aš manau, kad galbūt ne tiek, kad jie nieko nedaro, kiek
gal yra šiek tiek pavydo pas juos ir jie tada bando... Kad jie norėtų būti mūsų vietoje ar kažkas panašaus. Pavyzdžiui, pažiūrėk, jeigu, tarkim, yra koks nors bičiukas, apie kurį tu, pavyzdžiui, dabar nupasakoji tokį tipažą, ne? Ir jis irgi prikolina, jis irgi mėgsta juokauti. Ir jisai pamato tave ir galvoja, blėt, tipo, aš netgi gal geriau prikolinu už tave, žinai. Ir tada jam reikia kažkaip savo galvoj paaiškinti, kodėl iš tavęs internete juokias daug žmonių, tipo, ir kodėl tu turi kažkokią sėkmę socialinį mediją, o ne jisai, žinai. Ir tada, jeigu jisai pasako, jo, jis končinas duchas, tai tada jam logiška, žinai. Yeah. Tipo, ir tada, kai jisai pradeda stumti ant tavęs, jis galbūt toks, tai aš nenoriu jo būti, nes jis duchas, žinai. Bet tu čia labai tai bandai įlyst, bet aš galvoju, blema, Nes blema, pagalvoju, kiek yra žmonių, kurie, tipo, seniai, aš įsijungiu ir kartais jų profilį ir ten tiesiog koks nors vyras, kur, tipo, turi savo ūkį ir traktorių vairuoja. Tipo, jisai successful, ūkininkai dachai babkių uždirba, žinai, kur, tipo, ir negali sakyti, kad jis tikrai nieko neveikia gyvenime, jis ir dirba, ir tikriausiai daug uždirba, ir yra tendencija. Bet tada aš nesuvokiu, kodėl jis nori viešai stumti ant žmogaus. Gal žmogus negalvoja, kad čia taip vieša yra, žinai. Tu, pavyzdžiui, supranti, kaip yra viskas vieša, dėl to, kad tu labai ilgai sukies čia ir tu supranti, kad žmonės pamatys, ką tu parašy ir jie susijęs iškart su tavo veidu, žinai. O kitas žmogus, kuris gal nedalyvauja per daug, tipo, tam internete, jisai tiesiog pamatė, gali parašyti, jam čia anonimiškai yra, žinai. Taip. Ir, tipo, tik tokia, jisai gal emigravęs ar sėdi iš vis net ne Lietuvoj. Tai jisai, jam jokių pasiekmių nėra, jis tiesiog, jam čia karočiai nejuokinga ir jisai bando gal pateisinti. Aš, pavyzdžiui, ką tu paminėjai, kad tas bičiukas, pavyzdžiui, galvoja, kad kodėl tu čia geriau juokauji. Aš norėjau ką pasakyti, niekad gyvenime negalvokit, kad už kažką geriau kažką darot. Jo. Turėminį, jeigu pradedat galvot, kad už kažką geriau darot, galiu pasakyti vienas dalykas labai paprastas. Jau kažkur keliat save ne ten, kur reikia. Blet, stay humble, na. Turėminį. Jo, dėkit save per vidurį. Esat gal už kažką geresnį, bet už kažką ir blogesnį. Arba jeigu jau ir galvojat, kad, pavyzdžiui, geriau, juokauju už kažką, niekad gyvenime to neviešinkit. Čia yra... Suprantu, būna tokių minčių daugumai, nes tu turi palyginimų ir plius, kai sukiesi tame, bet pasistengit savo vidų pastumėtų šiek tiek, kad negalvotume taip. Jeigu galvojat, supraskit, kad kažką jau netaip darot. Nes pradėsit galvot, viskas tiesiog... Gerai, labai pasakai, kad stay humble, karoči. Nes tas kuklumas, jisai, tipo, tiesiog nuleis galvą, daryk, ką tu darai, tipo, kad ir ką tu gyvenime darai. Ar tu darai komediją, ar tu vairuoji fūrą, ar tu dirbi ofise, ar tu, nežinau, ar tu filmuoji video, ar tu fotografas, nesvarbu, ką tu darai, tiesiog, tipo, haslinkit, dirbkit ir viskas bus gerai, žinai. Aš seniau, kaip ir turėjau savo laiką, 2016 metais aš visą laiką galvodavau, blemba, čia aš kažką su tais videkais geriau darau negu kiti, kas ten ofise sėdi. Ko tai baigėsi? 3 metų depresija. 3 metų depresija, viską ištrinimą iš socialinių tinklų, pabėgimo nuo viso savęs ir taip toliau. Ir ką galvoji daryti tada? Tai aš labai labai stipriai patyręs ir dabar niekada gyvenime, bet kokiam vakarėlį, nesvarbu, kur esu, dažniausiai net nekalbu apie savo, ką aš veikiu, tiesiog man stengiuosi pasidomėti ir kitais, aišku, kartais nesugebu, nes dažniausiai gaunu klausimą, ką tu užsiemi, kaip tau sekasi ir kartais galvoju, blema, gal man nepatinka, kad manęs klausia to, galvoju, gal ir kitam nepatiks, ką tu veiki, žinai, bet blema, žmonės, jeigu girdit ir kažkas nepaklausė, tad gal paklausė, bus tu maloniau bendravimui, nes nesvarbu, kad ir ką tu darysi, tu paklausk ir kito, ką žmogus daro. Teisingai. Ir aš manau, kad, žinai, tipo, žinoma, kad reikia neaukštinti savęs ir reikia išlikti kukliam, bet to pačiu reikia mokėti ir pasidžiaugti savim, žinai, kad, tipo, jeigu tu padarai kažkokį gerą dalyką, tu gali savo pasakyti, aš padariau gerą dalyką. Nusipirk Twixą. Bet tiesiog nereikia galvoti, kad vien dėl to, kad aš padariau vieną gerą dalyką, kad ir kitas bus achuienas savaime. Reikia vis tiek, kai prie šito dirbai, tai dirbti tiek pat ir prie to kito, žinai. Taip. Čia reklaminė pauzė su Almantui Gubaičiu ir šiandieną pristatau dar vieną Samsungo produktą, tai Samsung Galaxy S9 Ultra Tab, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra planšetinį kompiuterį. Pasakysiu keletą dalykų, kas man labiausiai patinka jame, kad jis yra didelis ir kad jis su Samsung DeX funkcija gali man visiškai tarnauti kaip kompas, normalus laptopinis kompas. Čia yra geriausia turbūt funkcija, kuri apskritai egzistuoja planšetinėse kompiuteriuose. Nes aš nenoriu naudoti kaip telefono. Arba kaip tabo, tiesiog įprasto tabo. Ir būtent su šita planšetė galiu pasidaryti Windowsinį kompą, kas man
kosmosas yra tiesiog kažkur keliauti ir turėti labai patogią, kompaktišką planšetę, kuri kaip kompas. Tik aišku, reikia prisijungti klaviatūrą, kad atrodytų kaip kompas. Šiaip gali ir be klaviatūros, bet aš pasijungiu klaviatūrą, nes aš gavau labai daug Samsungo dovanų, tai turiu ir klaviatūrą, žinokit. Pilna, full house realiai turiu. Tai, nežinau, patogu, naudosiu per savo pakalbinės, per nejuokingą pakalbinę pasistengsiu naudoti, nes kai kurie svečiai, kurie atvyks, reikės susirašyti daugiau viską į čia, tai pasistengsiu panaudoti ir, nežinau, labai džiaugiuosi, kad į tokią galingą. Man rodo, čia mano CEO įvetukas rodo, ką pasakyti dar. Esmė tame, kad naudoju be kiekvieną dieną, apie filmus net nekalbu, man labiausiai asmeniškai, kad jis kaip Windowsinis kompas su Samsung DeX funkcija. Tai čia turbūt svarbiausia funkcija ir daugiau nenoriu nieko net komentuoti, nes turbūt geresnio varianto nelabai ir turėsiu 23 metais. Su jumis buvo Omantas Jokubaitis ir čia yra Samsungo integracija su Omantu Jokubaičiu. Grįžom po trumpos reklaminės pauzės. Sveiki. Pala, čia galvoju, pas ką toks ženklas būna, pralaužk vieną šaltą, bet jau. Jie turi tokį kietą labai... Aš žiūrėjau, susiparinau, kad jie nebedaro podcastų. Darys gal dar. Aš kiek supratau, nebedaro. Aš klausiau dar. Aš irgi klausiau dar. Sakė darys ir man, bet kad darys tik Grimalis vienas. Manau, kad čia gal užeis jiem durnius, žinai. Aš labai nuliūdęs, prašau, pralaužk vieną šaltą. Žinau, kad tikrai sakė, kad komandiruotę darys toliau. Tai komandiruotę, okei, bet palauk. Aš noriu ir internete pamatyti. Nu, tai zvaningvis, nežinau, daryk kažką. Žodžiu, aš mačiau visai nesenai kažkokį video, kur tave pakvietė buvo kažkokie apgaut kažkas. Jau tokį durnelį, Omantas įjungęs, blėt. Taip, aš buvau nešvankiai auka, nes jie filmavo pranką ir paprankino mane. Ką jie darė ten tam prankė? Jie, dabar man toks jausmas, kad klausė parodyk ant lėlės, kur tave lietė mažo vaiką. Jo. Gerai. Ir burnytę lupytės rodai. Ką tik džiaugiasi, kiek turi dylų, Omantas nebeturėsi greitai po tokių bairių. Kokių? Prikolė. Aš nesupratau. Karočią. Buvo... Gerai, jeigu čia kirpsit kažkur, tai žodžiu, buvo nešvankiai prankas. Taip. Ir jo, mane paprankino, jie pamatė per podcastą, kad aš sakiau, kad labai norėčiau garsinti filmuką. Parašė. Net mano iškarpą įdėjo, man atrodo, pakalbinės. Labai fainai nustebau. Toks šilta, gera, malonu. Jo, paskambino, neparašė mailą, kad ten tipo kažkoks lenkiškas filmukas atvaro į Lietuvą ir tipo... Ir aš kadangi taip norėjau garsinti filmuką, aš nesigilinau, žinai, aš šiaip naivus visai esu, tipo, jie man parašė, tipo, atvaryk ir aš galvoju, fuck it, tipo, let's go, varysiu, žinai. Ir aš dar kurva, aš turėjau dar varyti į Gigą tą dieną, tipo, aš atsisakiau varyti private Gigą, ten koks 4, gal 500 eurų turėjau gauti, tipo, kur man visai, nu, čia nuoma mano būtų, blėt, žinai. Kur, tipo, bet aš galvoju, blėt, aš labai noriu šitą daryti, aš žinau, kad aš čia gal net nepraeisiu, gal net nepatiksiu jiem, gal aš net nemoku, tipo, bet man čia taip svarbu buvo, kad aš galvoju, fuck, tipo, bibidė bus tų babkių, tipo, uždirbsiu aš dar. Taip. Jokių problemų. Šaunuolis, kad taip mastai, nes pinigai turėtų antroji vietoj būti kai kuriuose dalykuose. Tai va, nuvariau tą, tipo, nu, ten, kas matėt per video, kas buvo, tai tiesiog ten pasipisniai iš manęs dariau vokalinius pratimus, kurie net neegzistavo, man atrodo, žinai. Šiaip nemeluosiu, aš kaip žiūrėjau tą, aš supratau, ant kiek tu esi gabus daryti šitus dalykus. Jo? Nuoširdžiai, aš džiaugiausi tavo performance'u ir man net buvo gal šiek tiek liūdna, nes žinau, kad tai bairis bus. Tu toks atsidavęs buvai, toks nuoširdžiai. Aš stengiausi, man tas dalykas rūpi labai, man patinka tos balsus daryti nuo vaikystės, tipo, žinai. Man visus filmukus, tipo, ką išgirsti, žinai, kad man labai lietuviškai patikdavo žiūrėti filmukus, nes juos įgarsina lietuviai aktoriai, jie padaro balsą ir tą irgi padarai labai smagu, tipo, žinai. Nu ir jo, jie padarė tą pranką, daug ten neįdėjo, iš tikrųjų labai, nebuvau aš labai džiaugsmingas, žinai, po to, tipo. Na, bet vis tiek, tipo, žinai, tipo, jie daro savo dalyką, jiem tas eina, tipo, good for them, aš manau, kad, žinai, kaip ir aš gal galiu apie kažkokį bairį pasakyti, tipo, žmogui ir jisai gali įsižeisti, žinai. Bet kažkas iš to pasijuoks ir aš galvosiu, oi, tai žmonės tai aš prajuokinu. Taip pat ir jie, tipo, jie entertaina žmonės, daug žmonių žiūrėjo, labai daug kas man rašė, kad čia, tipo, huienai juokinga, tipo, ir, nu, blėt, jeigu juokinga, tai gerai, tipo, vadinasi, žmonės prajuokinti, vadinasi, čia yra geriau negu čia ne. Bet jo, aš atsimenu, aš tada išėjau po to, tipo, filmavimo
Ir aš pusę valandos mašinai sėdėjau ir nevažiavau niekur. Aš tiesiog sėdėjau ir niekur nevažiavau. Ir seniai, kur tipo aš mamai savo sakiau, mama, aš varysiu filmukai garsinti, belė kaip, seniai, tipo, džiaugiausi, karočiui. Ir karočiui, ir tada manęs mama vis paklausdavo, kaip su to filmuku, sako, varai garsinti? Ne, dar nevariau, dar kol kas nevariau ir tada, tipo, kažkurį čia kartą atvariau, tipo, pas tėvus namo, nes internetas geras pas juos labai, tai aš ten važiuoju podcastus parsisiųsti. Ir tėvas sako, mačiau video tavo, ten tą paprenkinu. What? Eik, galvoju, blėt, man čia toks jausmas, kaip prisipažinti, kad iš tavęs šūliai tyčijos. Toks, blėt, aš kur tu nenori to. Mano tėvai jaudinsis, karočiui, man gėda, blėt. Ir dar primins visus giminių balius tiesiog. Ja, bet tėvukas čia labai buvo. Sako, eisi ten, kur siūlės. Nesakau, neisi, man atrodo. Lemba. Aš kaip suprantu iš to emocijų, truputėlį nuliūdai. Jo. Nes man tiesiog, matai, man tiek rūpėjo ir tada paskui aš supratau, kad visas jų prankas tiesiog yra, kur tai nėra taip, žinai. Ja. Tai toks, kur, blėt, tipo, aš suprantu, tipo, vėlgi, čia jų dalykas yra ir aš iš pradžių, kai išėjau ten po podcast'o, aš jiem parašiau, kad sakau, blėt, sakau, nekelkit niekur, sakau, čia žiauriai evil yra. Blėt, tipo, aš išėjau po podcast'o, aš jiem parašiau, žinutį, sakau, nekelkit, sakau, čia nėra. Blėt, sakau, tipo, jūs tiesiog apipisot mane, nes čia yra viena, kur tipo po pranko mes visi žvengiam ir būna tokie, blėt, prigavai jokinga. Ir kitas būna tiesiog, kur tai jūs tiesiog man melavot. Tai aš tiesiog veltui gaišau laiką savo, kur tipo, dabar tipo aš parašyčiau tau, sakyčiau, zdarovo, varom kontentą filmuot. Ja. Ir mes varytume, mes tam 3 valandas pistumėme šaltam miške, filmuotume video ir paskui sakyčiau, ne, čia bairis buvo. Mes nieko nedarysim. Jo, čia nekelsim, čia prikolas buvo. Blet, bet tai tada aš pisaus, aš tipo man čia karočią, tai toks buvo, tipo, ir ten labai jokingos žinutės, kurias aš panai savo rašau, kur, tipo, aš jai ten, kur per video mats, kaip jie ten nuėjo garsinti ir aš galvoju, jie visai gerai, jų gražus balsai, šiaip man atrodo, yra. Jo. Ir aš klausau, rašau, jie sakau, šitie vachuriukai, tipo, gerai. O tu nežinojai iš pradžių palaidų? Ne, aš nežinojau. Rimtai? Aš nežinau, kaip jų veidai atrodė. Aš esu matęs jų prankus, kurie ten... Kur ilsose būdavo ten prie stotelės ir taip toliau. Su kaukiam užsidengia veidus, tipo, arba su šalikais, arba kaklo kokiais nors mavais. Ir aš jų veidų nežinojau, tipo, žinai. Aš žinojau, kad yra bičiukai, du nešvankiai, kurie daro prankus. Bet aš nežinojau jų veidų, tipo, žinai. Ir paskui gal surišau ir galvoju, eik tu, tipo. Ir aš rašiau savo panai, kur šitie bičiukai gerai varo, tipo, pizda, tipo, rašau kaip smagu ir tada ten po 15 minučių žinutė, eik tu, čia prankas buvo sen. Ir rašiau irgi ir Bernami grupčiatą, tipo, parašiau, sakau, tikrinkite mailus, tipo, apipisu mane, jūs irgi tikriausiai apipis, karočiui. Bet, palauk, pažiūrėkime ir iš dar kitos pusės. Tu pats prisiprašei. Kodėl? Nes per podcastus minėjai šitą faktą. Nes per podcastus pasakiau, kokia mano svajonė yra. Taip. Jo. Bet man tas tipinis lietuvis. Tai pats kaltas. Pats kaltas. O ko jinai taip rengės? Nu. Jeigu nenori, kad lystų. Nenori, kad lystų, lengiasi, blemba, su minekais. O koks senas žodis minekas? Su maike. Ne, aš kažkaip galvoju, kad tu pacitavai, kad tavęs nieks negalėtų paprenkinti, man atrodo. Ne taip sakei? Tada aš maišau, mane jau sujaukė mano smegenis. Aš nesakiau, taip aš per podcastą pasakiau, kad žiauriai norėčiau, tipo, ir jie pagalvojo, blėt, čia gerai idėja. Ir, tipo, blėt, gerai, jie padarė įdomų video, žinai. Tipo, taip aš jaučiu, man gal liūdna buvo, bet visiems kitiems buvo smagu, žinai. Ja. Ir aš su bernais kalbėjau irgi, sakau, blėt, aš esu 21 metų komikas, aš turiu ir babkių, ir laiko daug turiu, ir man užtenka, kad aš galėčiau. Kaip girdėjote, Nedas Zimantas 21 metų komikas turi babkių. Na, tipo, aš čia kukliai, gal aš turiu tiek, kad nuomą galėčiau sumokėti, turiu ant kūro nuvažiuoti pas merginą į Kauną ir galiu karts nuo karto boltą užsisakyti. Nu, realiai. Tai čia aš turiu tiek, kiek visi, kas ofise dirba. Kontoroj. 500 eurų Nedas uždirba. Jo, aš tiek turiu, kad galėčiau leisti pragyventi savo. Tipo. Tai galvoju, blėt, jeigu čia paprenkinimas yra kaina, kurią man reikia sumokėti, kad aš galėčiau gyventi tokį gyvenimą, kokį gyvenu, tai, tipo, savo, žinai. Nekalbam apie tos prankus. Ne, bet, tipo, jo, ir tada jie man parašė, tipo, o gerai, tipo, po video niekur nekelsim, ir tada jie man atsintė sumontuotą video, karočiui. Kur sen iš 3 skirtingų vietų nufilmavę, tipo,
kuri filmavo pas save ofise, pranką dar sumontavo ir, tipo, ir aš žinau, kaip video productionas veikia, nu jisai kainavo pinigus, žinai, tas video, jie pisasi laiko idėją ir dabar jie man atsiunčia toks, kur, nu tai, žinai, jeigu pažiūrė, gal patiks, bet, tipo, jeigu nepatiks, tai galim nekelti, bet yra video paruoštas, kuris prajuokins daug žmonių, nu toks, nu blem, tai man nelabai aš turiu pasirinkimą, žinai. Ne, aš manau, kad labai protingai priėmė, kad keltų. Aš suprantu, kad kartais mums būna skauda dalykai. Ir pavyzdžiui, aš kaip buvau pas jumis, žinai, man skaudėjo gal dėl to, kad aš daug nekalbėjau, žinai. Nu, tipo, bet aš toks esu, žinai. Nu, jo, bet lemba, bet čia ne tas. Bet čia ne dėl nieko, tas epizodas, tai jisai jokingas. Epizodas geras. Ir labai gerai paėjęs, daug peržiūrų. Taip, ir turi daug peržiūrų, ir tikrai geras epizodas, bet, žinai, aš savo sakau, žinai, blemba, taip blogai čia viskas buvo, save griaužiu, bet galvoju, blemba, bet mes stengiamės. Žinai, mes darom eventą, mes stengiamės. Leidžiam. Aš nieko Pala, gal ir rašiau, gal nekelkim. Visgirdai rašiau. Ne? Taip. Aš parinaus. Ir aš vis tiek, aš kad ir parašydamas galvoju. Bet yra gerai, žinai, tipo, yra gerai palikti tą savo ego už durų, tiesiog ir žiūrėti, nu, tipo, racionaliai, kas yra geriau, ar kad aš būčiau užrietęs nosį ir neišeitų epizodas, ar kad išeitų video, kuris gal prajuokintų daug žmonių. Nu, tai aišku, kad geriau yra prajuokinti žmonės, žinai. Ir plius žmonės tave dar kitaip žiūrėtų, nes nu, jo, koks tu esi šiaip kasdienybėje. Tipo, jo, aišku, ir man čia, tipo, šiaip gerai, nu, su manim išeina turinio vienetas, tai čia yra gerai, bet nu jo, buvo liūdna tada, bet tipo kažkaip, nu blėt, kaip su visais kitais dalykais, kaip buvo raustų blogas mano pasirodymas, tai paliudėjau ir praėjo, žinai. Paprenkino, apipisant, praėjo ir praėjo, žinai. O toliau, aš nežinau, aš prieš juos nieko neturiu, ką jie daro, aš juos, tipo, palaikau taip pat, kaip palaikau bet kokį kitą turinio kurėją, žinai. Gal nėra mano arbatos puodelis. Čia tokia akistata. Jo, I guess. Bet, nu, tipo, bet jie, aš sakau, tipo, visi daro savo dalykus, gal yra kažkas, ką aš darau, kas žmonėm nelabai patinka, tipo. Ir man gal nepatinka tik dėl to, kad mane apipisa, žinai, jeigu būtų... Jo, būtų kita apipisa, žventų, duhas. Pavyzdžiui, jeigu apipistų Visgirdą, seni, tu būtum tiek pizdavojęs į... Ne, Visgirda irgi jisai, tipo... Yra labai nedaug žmonių buvo, kurie, tipo, žinojo, kaip aš jaučiausi po to, žinai. Taip. Nes jeigu tu nežinai, jeigu tu pamatai tik tai tą video, nu, tipo, atėjo, nusifilmavo, pažvengia, juokinga. Taip. Bet jeigu tu ten žinai, kad, tipo, kad aš ten atsisakiau varyti darbų, tipo, labai laukiu, tipo, visiems čia pasakau, kaip tą hebra nepatikėsi. Nuliūsti, pala galvoju. Ne, nu, tipo, aš jaučiuosi kaip durnelis, tipo. Nes aš ėjau ir aš ten savo ten draugam, tipo, arba kolegom ten gyriau, sakiau, tipo, pizda hebra, primeskit, karočią, kas buvo man, tipo. Per podcastą pasakiau, kad norėčiau filmukai garsinti ir parašė. Ir visi buvo tik, maldės. Belia kaip nice. Jo, ir tada, tipo, nu, prisipažint, kad mane apipiso, nu, yra, nu, tipo, liūdna, žinai. Tipo. Tai, bet ką žinau, ėjo ir praėjo. Viskas. Dabar turime, dabar turim dar vieną temą, apie kurią galim per podcastą. Ir dabar pašnekėti. Labai fainai, apie 10 minučių darbas turbūt buvo. Prašau. Ir netgi title galėčiau uždėti. Apie prenką, žinai. Apie nešvankį. Kaip prenką. Ir, blėt, visai gal įdomu bus. Žinai. Ir man atrodo, kokios bent 3 štukos peržiūrų tikrai bus. Gal netgi daugiau, nes net pas mus po bazarų rašė, tipo, kur apie nešvankį kalbą, mačiau komentarų. Tipo, blem, bet reikėtų būtinai įdėti, nes manau, kad... Jo, aš sakau, aš tipo... Ble, tas, kad tiesiog, kad aš nuliūdau, čia nereiškia, kad kažkam reikėjo kažką daryti kitaip, žinai. Sutinku. Jie daro tokį turinį, su kuriuo jie rizikuoja kažką nuliūdinti tam, kad prajuokintų daug daugiau žmonių. Nu tai, gal čia yra viskas okei su to. Net negalo, manau, kad ir yra, žinai, nu, tipo, o man tiesiog, paliudėjau ir viskas, nu, tipo, man, čia nėra, kad jie mano šunį, karočią, užmušė, kad man čia dabar visą gyvenimą liūdėti reikėtų. Blemba, jeigu šunį užmuštų, tikrai jau būtų liūdė. Nu, blėt, jau čia jau žinai. Bet... Čia jau peržiūro. Jo, va čia jau brėžiam ribą. Dingo Nedo Zimanto šuo. Atsiprašau, karočią, o kaip tau toks prankas, mes, karočią, su kastuvu, su įbašinam šunijo. Gerai, gal čia jau nelabai juokinga. Bet, nu, blėt, toks prankas, tai, ėjo ir praėjo, žinai. Taip. Buvo liūdna, dabar turim dar vieną temą. Jeigu kažkada gyvenime pakviesiu nešvankius į nejuokingą, tai pakalbėsim apie šitą. Ir aš manau, kad jie tiesiog pasakys, tipo, aš žinau, ką jie pasakytų. Jie tiesiog pasakytų, plėsu, galvojam, bus gerai idėja, negalvojam, kad taip nuliūs. Ir, tipo, ir viskas. Ir viskas, 15 sekundžių įtarpas. Jo. Kaip su Nedu prankas. Ai, buvo gerai, buvo negerai. Buvo geras video, biški buvo jis nuliūdęs, biški matėm susiparinęs, supykęs, tipo, bet šiaip, nu, paskui susirašėm, sakė, galim kelti. Jo. Bet šiaip sako, jo, mes biški jautėmės kaltinę, galvom, kad bus tai blogai.
Bet video geras gaus. Jo, nu tai taip ir yra, nu tipo, realiai taip ir yra. Aš prieš tos bičiukus nieko neturiu, tipo, jie daro, ką daro, maladėts, tegul kuria, geriau yra kažkoks turinys negu jokio, net ne kažkoks zaibys ten kontentas. Daug žmonių rašė, kad jiems patiko, žinai, ir komentarai labai teigiami pas juos, labai rašo, kad tokio turinio Lietuvoje nėra. Tai, nu, dėl šito šaunuolio. Ir jie tokie tikri pranksteriai. Jo. Žinai, kur seniau, nu ne seniau, o šiaip Amerikoje visi prankai yra tiesiog feikinti. Kad kuo daugiau klikų gautų, kad kuo daugiau užsidirbtų pinigų. Viskas, o pas juos tipo yra. Čia ir gan kokybiškai. Taip. Ir visai neblogai. Tai sakau, va čia tikriausiai geriausia išvada, kad tikriausiai man nuliūdau dėl to, kad man, žinai, jeigu būtų bet kas kitas ir ten nežinočiau, kaip tas žmogus jautės, tai, nu, tipo, būčiau toks, nu, kontentas, žinai, jokinga. Okay. Tai no hard feelings. Kaip tavo, sakai, galvoji tik apie 1-2 į priekį. Gal norėjau paklausti, kokie ateities planai iš tikrųjų pas tave su šiuo atveju Vizgirda? O kokiam laiko tarpe? Nežinau, metai į priekį. Bazaras bet kokiu atveju bus. Jo, bazaras tai, nu, kol kas visiškai neplanuojam nedaryti jo. Aš taip galvoju, kad bazaras turbūt iš visų podcastų apskritai Lietuvoje taip bombina. Kilina. Nes aš kartais sakau bombina, tipo gerai, bet čia kaip maišo žmonės šitą, bet... Kaip stand-up'ose žinau, kas yra bombinimas, bet aš kartais pasakau šitą gerai, kad labai gerai varo. Gerai performina, jo. Aš niekad gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad va tokios live laidos taip sueis. Aišku, apie kitokius pasikalbėjimus net nekalbu, bet... Bet matai, dabar... nu, tipo, tenai buvo Jankevičius, ten buvo Katleris, tipo, kitokių pasikalbėjimų sėkmė yra smarkiai pririšta prie jų vedėjų, tipo. Taip. Ir labai galima pamatyti tą, kaip keičiasi, kai ateina Vezemkauskas arba Klajumas, žinai. Ir tipo, jie iš savęs irgi ahujieni, bet labai nu, jų, tipo, yra labai buvo pririšta prie veidų, tipo. O mes su Deiviu, mes niekas buvom prieš bazarą, tipo, mes visiškai jokio online presence neturėjom, ten gal gyvą Tinderį kažkas matė. Bet, tipo, čia buvo mūsų toks pirmas rimtas, tipo, testinis turinio vienetas, žinai. Ir jo, užsiauginom, darėm viską pagal kaip reikia. Daug dirbom, stengiamės, daug reelsų darėm, daug stengiamės susirasti kažkokią gerą estetiką, kuri patiktų žmonėm, tipo, ir tas susidėjo. Aš galvoju, mes neplanavom tokių peržiūrų, visą laiką pradėjom, mes pražiūrim, kiek renka kiti ir tada paimam kokį 100%, žinai. Nu, tai ten, jeigu mažiausias PVS epizodas surinka kokiam štuku, nu tai, blėt, jeigu mes surinktum kokias 2-5 būtų zaibys, tipo. Aš taip skaičiavau. Eina savo. Blėt, Visas Bartaševičius mūsų epizodas surinkė 280. Beveik 300 štukų. Kas yra podcastų rinka, yra nu, čia vėl tie patys skaičiai, 300 štukų per podcastą. Taip. O vėl tie patys čia visiškai, tipo, padebesiuose yra, čia neįmanoma kojų jų pasiekti. Visiškai. Nu, ten kosmosas visiškai, tipo. Tai aš tiesiog labai džiaugiuosi, aš negalėčiau duoti patarimų, kaip tokias peržiūras rinkti, nes aš pats nežinau. Tai mums pasisekė tikriausiai, žinai. Aš surinkdamas 5 štukas jau gerai jaučiuos, tai pas jumis yra visiškai kitas lygis. Mes neplanavom, taip, aš labai džiaugiuosi, kad tai pasisekė, aš nesijaučiu. Ir man patinka, kad jūs duodat klauto, nu, duodat ir peržiūrų ir kitiems kuriems. Tu gali bet kokį, pavyzdžiui, kurie pasimti, kuris nėra tiek žinomas, jis galbūt undergroundinis kažkoks yra kuriejas, bet jis geras. Ir jūs galite jam duoti platformą, kurioje jį pastebės. Nes jūsų beveik kiekvieną video peržiūri, nu, tarkim, 100 000 žmonių. Nu, apie jo. Nu, ir įsivaizduoji 2 valandų, tarkim, kontentą pažiūrėti 200 štukų žmonių. Čia yra visiškas mega kosmosas. Nu jo, gali, tipo, mums, va šitas labai smagu buvo, kad mes jau vienu momentu mes pasiekėm. Kaip nori pasidėkti. Parodė, ne, Iveta parodė. Viską, maladė, atsivečiukas, mosėjau. Vienu momentu mes jau tipo pasiekėm tokią ribą, kur mes jau galim kviestis kažką mažiau žinomo, nes jau žmonės žino mus. Taip. Ir va tas labai smagu, jeigu iš pradžių būdavo, kad reikia pasikviesti ar Emilį ar Grimalį ar kokį komiką mūsų, kad tipo, kad biški pabūstintų. Kad bilietus parduotumėm, kad žmonės ateitų, kad susirinktų auditoriją ir kad per video girdėtus, kad sėdi žmonių tenai, žinai. Tai dabar jau mes turim, tipo, žmonės, kurie žino, kad nesvarbu, koks svečias bus zaibys, kad, tipo, kad Deivis su Nedu jie pasiruošė, jie žino, kaip padaryti juokingai ir jie padaro juokingai, tipo. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi ir džiaugiuosi, kad mes galim pasikviesti ir mažiau žinomų, kurie, kaip ir tu sakei. Nes aš norėjau bent, kad pas mane 10 žmonių būtų, tai buvo, tai labai džiaugiuosi.
Jo. Nes aš galvau, kad nieks nepirks su manim bilietų, bet nupirko bent 10 žmonių, tai aš labai happy esu. Tu kuklutis, kurio buvo 102 karočių? Ne, aš tik, širdžiai aš parinaus. Aš parinaus ir po laidos, ir prieš laidą, bet labai šik norėjau. Jo, aš paskui supratau, kodėl aš parinaus, nes man visą laiką judėjo kažkas. Kažkas gyvačiokas kažkas. Paskui, žinok, po laidos nuėjau, atsiprašau, po laidos nuėjau įsišikt, viskas praėjo, tiesiog naujas žmogus buvau. Ir tada jau linksminaus. Variau į Uncle Sam klubą. Tu kaip šuo, ble, tau jeigu nepašyki, tu nelaimingas. Nu ką žinau, tiesiog mano žarnynė vyksta kažkoks vakarėlis, ble. Ir aš nenoriu. Tavo žarnynė 24 valandos. Geras išsireiškimas, kai šikt nori. Plemba, jo. Mano žarnynė tavo pagalba. Nežinai, kas įvyks. Jo, žarnynė, Jungle Kingas. Valera prieš Maybachą žarnynė vyksta. Oi, gal nekomentuojam šitą dalyką. Aš tiem neduok eterio geriau. Čia aš pas savę mėgstu sakyti jos, bet... Bet manau, kad nereikėtų. Yra labai daug negero turinio žmonėm. Dabar, pavyzdžiui, internete pastebėjau. Matai, mano darbas yra badyti tai, kas vyksta ir juoktis. Tai nenori man... Kuria prasme badyti? Nu, tiesiog, tipo, observuoti. Su pirštu, žinai. Ne štirint. Jo, aš kaip Nelsonas esu. Nelsonai, vaikeli, kur tu buvai? Aš vis tiek norėčiau, kad parašytų kažkas nedai rimtai, kad įgarsintų kažką. Nes dabar Vaidas Baumila, mačiau, turi vietelę, tai gal Vaidutį galėtum kažką pramušti su šitu bernioliu. Tu sakai, Baumila žiūri pokalbinės? Seni, Baumila mo didžiausias fanas. Jo? Seni, jo. O Baumila turi berną? Baumila? Arba moterį? Ne, aš manau, kad... Nori su manim draugauti, Vaidai? Linkėjimai Baumila, va toks įsireiškimas. Linkėjimai Vaidui Baumilai, esu matęs jį gyvai. Vaidutį. Kokius 2 kartus ir labai gražus vyras. Šiaip labai gražus, Iveta matė Vaidą. Iveta važiuoja, kad kikena jinai ten už tą kompiuterio. Sakė, kad žiūrėjo labai Vaidutis ją. Jo. Aš mačiau Vaidą Baumilą skuodę, kai filmavom su Antanu tą video. Kur už futbolo. Naktinio gyvenimo. Jo, naktinio gyvenimo video. Blet, geras įdėsys tam buvo apie video. Nieko. Negaliu pasakoti nieko, aišku. Nieko nepasakok. Aš ten, kur paskui galiausiai įsimetėt kažkur. Jo. Okay. Koks skirtumas? Jeigu pasakysiu, reiks karpyti. Reikės į kontribį mes visą laidą. Bet nepasakam. Aš nenoriu. Mes turim savo kontribį, gal aš pas mus papasakosiu. Jo, būtų geriau, būtų naudingiau. Žodžiu, pas mane tarp kitko kontribį jau yra 9 žmonės, labai smagu būtų. Jo, pas mus 11, 9-11. 9-11. Ej, jau. Kaip šiaip prisiminiau žiauriai juokingą video. Vaidelio poetas. Esi matęs? Ne. Kur jisai vaikšto, ble, pro morkų lysves ir deklamuoja eilėraščius. Ir sako, kraujas, visur kraujas, bombos krenta. Man atrodo, esu šitą dalyką matęs. Aš nežinau, ar tikrai tai, bet ble, žiauriai juokinga. Kažkokį poetišką video esu matęs internete buvo. Kokį Vaidelio video gerų yra? Pažiūrėk, kaip mano. Morka kaip mano, rimtai tokį ilgumą, ne, tokį purvinumą. Blemba, geras punčas. Jo, žiauriai. Labai. Nes visais žiauriai juokingas. Aš džiaugiuosi, kad aš augau su tiek daug juokingo turinio, žinai. Kaip pats pasikeitei nuo pirmų turinio dienų kūrimo iki dabar? Priklauso, ką skaičiuoji pirmas dienas, jeigu skaičiuotum ten tos mano video, kuriuos aš ten dariau 16-17 metų. Nekalbu apie tai. Šiaip kaip jau lindai į viešumą, kaip jau pirmieji galbūt renginiai, pirmieji stand-upai. Nu tai va, jo, nuo 19 aš skaitau, kad aš pradėjau. Tai nežinau, ar pasikeičiau, žinok. Man tai atrodo, kad nelabai. Tipo, pasižvelgiant, tai kaip aš vis dar bendrauju ten su tais pačiais ten savo porą geriausių draugų, ten vienas iš progimnazijos, kitas iš gimnazijos, žinai, draugeliai, tipo. Tai mes vis dar susitinkam, taip pat sėdim, žvengiam, tipo, kažkaip, gal pasikeičiau tik tiek, kiek subrendau, žinai, nes vis tiek aš manau, kad tie metai ten nuo 19 iki 21, čia labai daug bičios keičiasi iš tikrųjų augdama, žinai. Ir aš ir spėjau ir išvažiuoti Anglijoje metus pasimokyti ir mesti, ir į naują universitetą įstoti, ir išsiskirti 3 kartus, 2 kartus ir tipo 3 merginą. Bet toks pajudantis atrodai, būdavai. Toks, nežinau, ir aliuko biškai išgerdavai gal. Ta prasme. Ta prasme, nežinau, ir mergų gal prasme. Buvo, turėjau etapą vieną tokį. Toks rockstaras, mažasis. Ne. Mažasis ba.
Mažasis ba. Vis ba, bet iš mažųjų. Ba iš mažųjų. Jo. Mažasis za. Jo. Ne, aš turėjau, aš spėjau ir suprast, kas man gerai, kas negerai, tipo, bet blet, nelabai kaip ir tada kažkokių klaidų darydavau ir pasimokydavau, taip ir dabar padarau kažkokių klaidų, pasimokau, tipo, gal pasikeičiu tiek, kad mažiau parinus dėl dalykų, žinai. Dabar aš jau kažkaip, man paibadė dažniausiai būna, aš sakau, jeigu aš negaliu kažko pakeisti, tai visiškai ne, nu, tipo, jeigu matau, kad nuvažiuoja mano autobusas, aš nebebėgsiu. Tai vis tiek nuvažiuoju autobusas, tai ką man skubėti, žinai. Aš galvoju, kad, pavyzdžiui, mes... Tau nėra taip, kad mes visada bandom kažkokį, pavyzdžiui, matom, kad yra aplinkui žmonių ir mes bandom šiek tiek labiau ekspresyviai save išreikšti. Supranti, ką turiu menį? Jo, suprantu. Ar tiesiog garsiau nusijuokti, nes aš, pavyzdžiui, su Iveta, kai būnu, man pasikeičia kažkas, atrodo, aš kažkokį nerimą pradedu jausti, aš atrodo labiau iš savęs turiu duot kažką, žinai. Nežinau, kaip paaiškinti, kaip į mane stebi, žmonės žiūri. Iveta sako, blet, tu pasikeitei. Ir aš toks, kaip supras. Tas toks netikras juokas pas tave, blet, atsiranda. Ir nebūna pas tave tokių dalykų, kad tu šiek tiek kitaip, labiau emocionaliai. Būna, bet pas mane gal ne iš nerimo tas ateina. Tu esi matęs mane, aš toks vis pasidarau. Tu toks dvigubai negu dabar. Jo, nu, tarkim, trigubai. Aš labiau toks pasidarau dėl to, kad aš gaunu progą, blet, paentertaininti žmonės, paprikolinti, pažvengti, žinai, man patinka. Nu, čia gal ir geras savybė. Daryti, tipo, aš nemanau, kad man čia iš nerimo tas ateina, aš manau, kad tiesiog ateina iš to, kad aš dabar, tipo, turiu progą paprikolinti ir aš noriu prikolinti, aš eisiu ir prikolinsiu, žinai. Taip, tai gal man labiau iš to, nes aš esu tas bičiukas, kur, tipo, jeigu ten išeini kokiam klubelį parūkyti, tai su visais, kur ilgai paprikolini, pažvengi, žinai, tipo, man tiesiog labai labai smagu yra. Tai, bet aš manau, kad visi mes žmonės turim, tipo, pažiūrėk, kaip mes, bičiai, turėdami merginas, atrodom viešumoje ir su panom. Mes išeinam viešumoje, tipo, su panikiam kažką būnam, tipo, sėdim, guli namie, nu, mažiukai, žiūrėsim tą serialą, kur mums patinka. Gal galiu tave apkabinti, o, kaip smagu. Aš atsiteleportuočiau, aš pamatyčiau iš šono, kūrų, kaip aš piščiau. Aš savo irgi norėčiau pisti. Nu taip, bet čia mes seni, visi meilinuos ten visi bičiai, seni, visi bičiai. Bučio. Taip. O čia realybėj toks sėdi. Jo. Ko nerėsi su panikė? Norėsi varyti valgyti kur nors? Tai jo, galėsim. Tai ką norėsi? Tai nežinau, nu tai nevalgys. Mažiukai, ką tu pagaminti. Aš indus tau išploviau. Jo. Pagir gali mane? Jo. Tiesiog susitvarkiau koinės. Tai Bibi į kitą pusę įsikiši savo. Blet, įsubinė. Jo. Va, prašau. Okay. Va tiek. Aš visą laiką pamastau. Aš nuoširdžiai manau, kad čia visi bičiai tokie yra. Jo. Aš galvoju, blet, jeigu tu alfa esi ten ir savo chatui, kai nieks nemato, lochas, ble. Ne, nu bet sen, ta prasme, tas, kad tu būni meilus, nereiškia, kad esi mažiau vyras iš kitos pusės, žinai, tipo. Kad tu turi jausmus, tai parodo, kad tu turi kažką. Būtų keista, jeigu, tipo, išgirstumėt svetainį garsą kažkokį ir tada tu būtum toks, o gal tu nueisi pažiūrėti, tada būtų keista, žinai. Bet jeigu jūs tiesiog sėdit su panikė savo dviese meilų. Gerai prisipažinsiu, Nedas užmetė man ant širdelės, buvo kažkada vabalas. Duok man datest. Iveta sako, žiūrėk, koks vabalas, maldauju, gal gali paimti. Tu pamatei, tu rimk. Ir viskas, daugiau man to nematė čia šitam kambarį. Jo, buvo, balandžiai buvo užsiveitę. Ir mano, kur nuomoja mum butą, sako, išmeskit, nes bus problemų paskui. Jis sako man... Aš sakau, išmesk. Jie man sako, išmes kiaušinį, sakau, aš nežudikas. Aš tai būčiau pasikepęs. Nu, šiaip jo, galėjom išsikepti iš tikrųjų. Tai Ivetai sakau, jeigu nori, tu žudai. Aš nežudysiu. Aš tai reaguoju, mano mergina labai vorų bijo. Tai aš tik pamatau vorą iš džabo, karočią, aš iškertu jo. Bet į sieną aš kali? Priklauso, kuris būna, žinai, jeigu ant žemės būna kartais trypimą darau, būna, jeigu ant sienas. Tokį užspaudį, karočią vorui, maršrutą, jo. Aš ir neįkečiau, ką vorui paimu. Jo, tai va, bet ne, aš karočią vaibų, kaip sakoma, jeigu jau reikia jeigu kažkas gąsdina mano merginą, tipo, ir dar mano... Reikia parodyti. Reikia, jo. Pas mus yra buvo situacija, aš pasakau Contribui podcast'e, karočią, kad mes su mergina prausėmės duše. Ir girdžiu, pas mane yra, karočią, pas mane girdisi, kartais būna, kad koridoriui, jeigu kažkas kitas uždaro garsiai savo duris, blet, atrodo, kad mano chatos duris kažkas atidarė ir uždarė, tipo.
Nu ir mes prausimės dušiai ir aš girdžiu, kur atrodo kažkas chatai. Seniai, aš iš karto atsitraukiu žoldas plikų bibių, tiesiog stoju chatai, žiūriu, kas vyksta. Taip. Nes man, man įsijungia kažkoks, kad, aš dabar šeimoje vyras, man reikia ginti chatą, žinai. Ir aš plikais kiaušais stoju vidury chatos, jau pasiruošęs luptis, su kom nors. Blemai, įsivaizduoji, aš manau, kad tavęs net nepultų pamatydamas vagis, kad tu nuogas. Blet, keista turėtų būti. Įsivaizduoji, atbėga nuogas vyras. Jo. Ir žiauri pyks. Tu bandai rankinuką nupyzint, ateina nuogas Zimantas su šlepa. Jo. Įsivaizduok dar, jeigu jisai salionė yra, ne, ir aš išėjau už dušo, matau, jisai salionė sėdė, aš taip lėtai duris užrakinu ir peilį pasiemu. Šoktų pro langą, tikrai šoktų pro langą. Šoktų, sen. Bet tu negali subadyti dabar bičio namie. Kodėl? Savo namie, pagal Lietuvos įstatymus negali, nesvarbu ar vagis. Savo namie tu negali to padaryti, kiek žinau. Ne Amerika. Jasna. Yeah. Bet šiaip pasmaukti. Šiaip nežinau, ar čia žinai šitą dalyką. Aš girdėjau, gal net mačiau vaizdo įrašų, kur vienas bachuriukas per TikToko laivą užmušė bachuriuką. Suspardė galvą. Blet, aš mačiau tą, kur save subadė, bet mes apie šitą kalbėjome. Jo, mes kalbėjome apie šitas jo irgi žiūrus, tai šitas, nežinau koks ten kas, bet aš girdėjau šitą dalyką, eik tu nahu. Seni, kas vyksta ir tai dėmesį gauna žmonės iš tokių dalykų. Blema, čia, žinai, negali sakyti, kas vyksta pasaulyje, kad žiaurumo yra. Ne tai, kad pasaulyje, o tai, kai kurie žmonės sukuria. Tiesiog, žinai. Man gal yra keista, kad žmonės savo norų šitą deda į internetą, žinai. Kad filmuoja, kai tai daro. Blet, seni, koks. Blema, nežinau, aš šitam... Aš tai bijau šitų dalykų, man nerimas iš kad dabar vaima. Ir man tokia, blet, neteisybė, toks kurva. Seniai kažką negalėjo, apsiginti, paėmė taip, sudaužys. Aš man pats šlikščiausias dalykas savyje, ką jaučiu, tai kai matau, kad kažkoks silpnesnis gauna į kuprą ir aš taip noriu negaliu šito sakyti. Gali, seniai, nes tu, čia yra komedinė laida, tai tu hiperbolizuoji sakydamas. Tu nenori subadyti, tu nori. Subadyti kitą. Aš taip norėčiau pakeisti visą situaciją, kur visiškai netinkami žmonės gauna pizdį ir laimi tas blogiukas. Man taip, ne tokia neligybė, neteisybė gaunas. Damn! Jo, man irgi. Bet čia labai normali reakcija, žinai, aišku, blėt, gaila yra. Kaip Sela sako, natūrali atranka. Blėt, kurva, kokia tau kurva natūrali atranka. Blėt, Selas, tai nahui, kokį jis turi kurva. Kaip jisai sugeba, blėt, pasakyti siaubingiausius dalykus ir toliau likti relevant. Yeah. Ir aš jums nemeluosiu, aš absoliučiai nepritariu, ką Selas sako. Jis man atrodo, kartais pasako, ten padugnienė žmogus. Bet seniai, pradeda grot laiškas iš Paryžiaus, aš toks mašinai sėdžiu, kurva. Pys tektonika, šoka hardstyle, tiesiog su kojytėm. Sen, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio, parašyk man laišką iš Paryžiaus. Kurva, ar aš kaltas, žiūrėkit, hebra. Taip, ką jis sako, neteisinga, šiukšlė, taip negalima sakyti. Bet seni, lėkintis vėjas, kurva pasileidžiu, va taip, tansuvat. Gerai daina, 2:11 klausydavau, pamenu. Žiūrėkit, aš kiekvienas turi savo trūkumą. Aš dar vieną dalyką, aš visą laiką pagalvoju, tai būna vakaras, jau prieš miegą, guliu lovą ir galvoju, ar mano veikla pasikeistų, jeigu, tarkim, būčiau dabar žiauriai, turėčiau daug pinigų, pavyzdžiui, milijonierius būčiau ten, 10 milijonų. Šitas geras. Kas, tu įsivaizduok, tau nereikia dėl nieko dirbti, tau nereikia dėl nieko parengtis, tu turi visus savo pinigus, visus, kad tau užtektų, tavo vaikams užtektų. Kaip galvoji, kaip mes pasikeistume? Aš galvoju apie šitą dar vakar iš tikrųjų. Čia toks yra dalykas, kur tu atrodo viskas praranda prasme. Blema, man tai nežinau. Ne, aš tik, prasmė yra taip, gerai, tu dirbit, kad užsidirbi, bet aš nesakau, kad praranda prasme malonumas, žinai, ką tu darai. Bet, ar mes pasikeistume, žinai? Toks hipotetinis dalykas, kiek mes keistumėmės. Čia tikriausiai, žinai, toks galim dabar rifint, bet realiai tokius dalykus žinai tik tai jau atsidūręs toje situacijoje. Pavyzdžiui, dabar laimėtum ten gerai iš vikingų loto, aš kadangi dirbau su vikingais, tai laimėtum 300 milijonų. Blet, aš tai jaučiu vis tiek, man labai tas juokinimas džiaugsmas suteikia, žinai. Bet aš, pavyzdžiui, gyvenime jokios reklamos nebedaryčiau. Aš jeigu turėčiau... Jau pliusas. Va šitą dalyką. Jau pliusas. Nes man, pavyzdžiui, bazarė, yra, mes pradedam karts nuo karto gauti reklamų ir aš,
Nu, aš džiaugiuosi, kai aš galiu, tipo, uždirbti iš, tipo, kontento, nes tada aš tas babkės paskui galiu, tipo, investuoti kitur, žinai, galiu pasimontuoti arba operatorių kitam video, tipo, ir aš, nu, yra zaibys turėti kažkokį pinigų kapitalą, nes tada tu gali daryti kitą turinį, tipo. Nu, ir aišku, šiaip pačiam savo gali leisti kažkoks dalykus, čia irgi aš neapsimetinėsiu kažkoks vienuolis, tipo, bet nublemba, jeigu aš turėčiau 300 milijonų, tipo, va tokį, kur čia jau 300 jau čia praktiškai infinite pinigai mano galvoje, žinai. Asmeniškai aš galvoju vaikų vaikams, priklauso kaip kas leis, gal ir tu būsi tas biški lepunėlis, F10 535 dorovą. Kurva, Omantas, va čia, blėt, ant kiek tu turi būti maraziukas, kad tu 300 lemų ir tu kurva Batmaną nusipirkim. Ne, aš tik sakau, gerai, padiskutuokime. Kurva Ferrari. Tęs, pala. Sen. Svarbu, lempas. F10 535. Seniai, poliruotas lempas, pitakas. Seniai, tiesos išmetimas, kad popkornai būtų. Viskas, seniai važiuoju, dizeliukas, perku full back. Pilos tik pilna. Seniai pas mane, nukrenta biški rodiklė. Iš karto pilna. Seniau dažniau varai į... Man šeštadienį rytais atvažiuoja lempas nupoliruota. Jo. Man svarbiausia Angel Eyes. Ne, gerai, tai aš vakar galvojau apie šitą, kad tipo, jeigu turėčiau infinite pinigus, aš gyvenime reklamų nebedaryčiau. Ta prasme, man yra gyvenime dalykų, kuriuos man nėra, kad man žoskai patiktų daryti, bet aš kažkaip pasidarau tą dalyką enjoyable, žinai. Jeigu mes ten su Vizgirda filmuojam reklamą, nu tai blėt, mes tarpusavį žvengiam, pasidaro smagu. Nu, bet seniai, aš neenjoyu nusėdėdamas hatui ir montuodamas tą reklamą, žinai, karpydamas, dėdamas ten katus, tipo, dėdamas promo kodus, visus kitus dalykus. Šitas dalykas man nėra smagu. Man smagu montuoti bazarą, nes aš žinau, kad, tipo, aš sumontuosiu, šitas dalykas žmonėms patiks, tipo, žinai. O, vat, ko aš nedaryčiau, jeigu turėčiau belia kiek pinigų, tai reklamų. Tikrai, pirmas dalykas, tipo. Ir gal ir privačių gigų, kai iš kiek atsisakyčiau. Tokių, kur, tipo... kur nuvažiuoji pasim babkės, bet tu žinai, kad nelabai tinka pas stand-upus tam renginiui. Bet aš toliau daryčiau bazarus, aš toliau tipo daryčiau stand-upus su Deiviu, toliau daryčiau comedy check vlogą būtinai, open mic'us irgi toliau daryčiau, netgi gal, jeigu turėčiau labai daug pinigų, padaryčiau pigesnius jaučiu, arba net ne. Palikčiau tokią pat kainą, bet atiduočiau visas open mic'ų babkės jau. Kitiems klientams. Jo. Išdalinčiau tiesiog. Nu, ką man tos babkės, jeigu aš turiu, tipo. Tiesiog, išlaidas pasidengčiau irgi nuo bilietų, kad būtų sustainable. Bet, jo, atiduočiau, tipo, pradėti. Ne, gal neduočiau visiems komikam, nes tada gautas toks irgi handoutai, tipo. Aš čia galvoju ne tiek iš skupumo, kiek, tipo, kad, mano pasaulyje žiūrė, kad tu negali žmonėms duoti už nieką dalykų, nes tada jie būna išlepę, atitrūksta nuo realybės, karočią, ir čia gal šiek tiek ironiška, kalbant apie tai, kad tu jau gauni 300 milijonų, žinai, bet aš galvoju, kad, pavyzdžiui, daryčiau gal kokį kaip ir turniūrėlio principų, tipo, kad skaičiuočiau levs per minį, tipo, ir tam, kas geriausiai pasirodė, duočiau 300 eurų. Bet tu seniai jau kaip karalius. Jau dabar jau šitą. Jau kaip karalius. Tu tipo, aš neimsiu pinigų, jūs kovokit, blėt. Ne, daugiausiai bairiukų pasako. Aš tiesiog norėčiau tada atiduoti daugiau. Žinau, kad turėčiau dahuja laisvo laiko, nes galėčiau, tipo... Pasisamdyti. Jo, padaryčiau, kad, tipo, kad pasimčiau kažką, kas mano Instagramą menedžintų, kad ten paustintų reelsus už mane, tipo, va šitus dalykus pirmą padaryčiau. Kad turėčiau pats daugiau laisvo laiko, o pats, nežinau, piščiau savanoriauti kokią lesę jaučiu, tiesiog vedžiočiau šuniukus. Ok, gražus dalykas, bet žiūrėk, irgi vienas faktas yra tai, kad tu vėl stengiasi paprastinti savo dalyką ir manau, kad tai vis tiek priveda prie lepumo. Tu jau nebenori daryti ten Instagramo, tu nebenori social medios kelti. Jo, bet aš... Tu atrandi savo laiką, paskui blema, man atrodo, mažiau atsakomybių. Man Instagramas jis nėra, jeigu aš renkinčiau man malonumo skalį dalykus, man pavyzdžiui ten vest open mic arba stand-upint, ahujen, žiauriai smagu man, tipo. Tai šitų dalykų tai aš neatiduočiau, tipo. Bet, ten pavyzdžiui, palaikyti consistency ir keliant reelsus, tai, tipo, toks, nežinau, tipo, aš darau pats, nes aš žinau, kad reikia, aš suprantu, tipo, šito dalyko svarbą, bet aš asmeniškai, nekaifuoju nuo to, žinai. Aš noriu papasakoti irgi vieną dalyką, apie šitus, ne apie 300 milijonų, bet apie patį social media. Aš pastebėjau, kad aš toks sulopėjau, žinai, šiek tiek savo gyvenime.
Man, pavyzdžiui, irgi nepatinka daryti daug reklamų, bet paskutiniu metu bendradarbiauju su tuo, kas man patinka, viskas tvarkoja. Bet būna atsiranda tokie partneriai, kurie kaip ir geri pinigėliai, nes žinau, kad galėsiu ten ir už nuomą, ir už viską susimokėti, turėsiu tiesiog daugiau pinigėlių, galėsiu šiek tiek studiją pasipildyti. Ir, žinai, aš vos nelaukiu deadline'o, pastebėjau. Nu, aišku, ne su visom reklamom, bet būna tokių, kur tipo taip tingi atrodo padaryti ir įsivaizduok, nu, tarkim, nu, aš nežinau, kaip žmonės labai mane duchins dėl šito, bet noriu prisipažinęs, nu, tikrai kartais lopiškai ilgiuosi. Atrodo, žinai, Reelsą tau neužtrunka daug padaryti. Nu, pavyzdžiui, man užtrunka gerai 5 minutės su Ivetos, reikia Ivetos laiko, mano laiko ir taip toliau. Ir įsivaizduok, per 5 minutės padaryti Reelsą, kuris kainuoja, tarkim, 1000 eurų, tarkim. Ir aš tingiu. Nu jo. Ir aš asmeniškai, esmė tame, kad aš ir neturiu pinigų, bet čia gal man sako pasąmonė, kad tau nepatinka tai. Dėl to tu tingi daryti ir lauki paskutintos minutės. O aš galvoju dar vienas dalykas, kad aš jau išlepęs esu, kad man 5 minutės darbo kainuojant 1000 eurų, aš net nenoriu daryti. Ir tu toks, blet, kiekvienas žmogus Lietuvoje norėtų pasimti tokį dalyką. Ir galvoju, blet, vat kartais, nu, lopas. Čia tipo, gal čia yra dar kažkokie vidiniai dalykai, gal tu jaudinės, gal tu esi biškiai inkščias, nes gal tu bijai performance, tipo. Nes man atrodo, mes dažniausiai prokrastineitinam tada, kai mes bijom, žinai. Pavyzdžiui, dažniausiai šitą pastebėjau su mokslais, tipo. Aš atidėlioju kažkokį dalyką, nes aš žinau, kad man gali būti, kad nepaeis, žinai. Ja, gal rimtai irgi galvoju tai. Jeigu aš žinau, huienai kaip kažką padaryti, aš atsisėsiu per 5 minutės pasidarysiu ir viską, žinai. Jeigu aš tipo žinau, dabar sėdžiu ir aš nuo pirmos iki paskutinės minties žinau, kaip padaryti, kokį renginį pasileidžiu, žinai. Aš jau tipo išleidęs tiek renginių per gyvenimą, tai aš žinau, pasidarysiu per Photoshop'o posterį, įjungsiu Paysera Tickets, pasileisiu, įjungsiu Facebook'ą, susikursiu Facebook'e eventą, nukopijuosiu, įmesiu, pasisiųsiu per e-mailą, tipo į telefą posterius, įmesiu Instagramą, per Linktree pasikeisiu linkus, viskas, tipo, žinai. O karočią. Robot. O tipo, bet jeigu man ten yra, tipo, iki dabar tau reikia sumontuoti reklamą. Aš nežinau. Tu nieko nežinai. Aš nežinau, blet, aš net nežinau, iš kur aš karočią jų logo pasimsiu. Gali būti, kad man reikės, kad jie net neatsiuntė logo, man reikės iš jų puslapio išsikirpti, per Photoshopą pasidaryti, labai daug, tipo, atsiras pisliavos ir aš dėl to atidėlioju, nes aš tiesiog žinau, kad čia, tipo, nes aš savo galvoje, aš nematau visos tos kelionės, bet irgi, kaip ir su visais dalykais, tu pradedi daryti, tu pradedi kabinti ir čia, nu, po biškį ir pasidarai. Tai gal šitas biškį gali būti, kad ne tiek, jo, gal biškį, tipo, enkštis esi, žinai, nes nežinai, kaip čia gausis, tipo, gal tu... Aš net nebuvau pagalvojęs, nes aš iš karto save pastatau į blogiausią padėtį. Nu, tipo, kad lopas, nu, tu negali padaryti, tu esi lopas. Šiaip negalvoju daug apie dalykų. Galvoju, kas Omantai, ar tu nori tai padaryti ar ne? Ne. Žinai? Supranti, blet, lopas. Na, bet tada galbūt geresnis klausimas yra ne ar nori, bet kodėl, žinai. Tu neklausi. Nes tas kodėl yra visai didelis, tipo. Aš, pavyzdžiui, nubliamo, man su tais darbais, tai su tais pagrindiniam to mano atsakomybėm, žinai, ten open mic'ų, stand-up'o pasirodymų arba bazarų, tai aš net negalvoju, noriu ar nenoriu. Aš tiesiog žinau, kad reikia. Aš žinau, kad čia mano darbas, disciplina. Čia mano pašaukimas yra. Aš žinau, kad yra žmonės, kurie ateina ir yra nusteikę. Dabar va, mes davėm savo pinigus, dabar tu mum duok, dabar juokink mus. Ir aš šitą žiūriu rimtai ir aš nusteikęs atidirbti, žinai. Aš nesėdėsiu surūgęs ant scenos, nes čia nepagarba yra žmonėm, kurie atėjo tavęs pažiūrėti. Nu, nebent čia tavo ant scenos personažas toks, kad tu surūgęs. Tai tada jo, bet čia aš ne apie šitą kalbu, aš kalbu tiesiog apie tą neprofesionalumą. Tai, tipo, man hujova diena, tai dabar jums bus hujova diena. Gerai, 300 milijonų kokią mašiną pirktum? Va dabar, gauni, tu vis tiek pirktum mašiną, viskas. Jo. Elementarūs dalykai, kas... Bet čia irgi toks statuso įvaizdžio. Žinai, kur tipo... Įvaizdis, statusas. Aš ant tiek net nežinau, ką perka turtingi žmonės. Kur tipo, aš iš tik tokių žinau, ką lėktuvą, o nahui man tas lėktuvas. Jo, nahui, kad Kauną nuskristum iš Vilniaus. Per 15 minučių. Šiaip įdomu, per kiek laiko nuskristų, aišku, tie laipinimai, viską. Nors, tie laipinimai, tai aš kiek esu matęs tik tokį, kad ten tipo atvažiuoji prie lėktuvo ir skrendi. Tipo. Jo, aš... Tiksliai, jeigu tu turėtum savo private jetą, privažiuoji su kokiu... Bet aš net nežinau, tipo, aš jaučiu, jeigu tiek babkių turėčiau, nu tai
blėt, gal tiesiog su pirma klasė gali skristi, taip pat patogu, ne? Aš įsivaizduočiau. Ne, koks skirtumas kėdėjai ar tavo privačiam lėktuvė, ar tiesiog pirmoji klasė. Manau, kad privačiam lėktuvė tu turėtum daugiau vietos. Nu gal ir jo, bet taip. Pirmoji klasiai. Bliamba, bet aš toks, aš Vilniui užaugau, aš Vilniui noriu gyventi po visą laiką, žinai, man nepatinka atostogauti, nes tada aš jaučiuosi kaip šūdo gabalas. Aš jeigu 4 dienas atostogauju, nieko nedarau, man atrodo, kad aš nieko vertas esu. Kad, aš panašiai galvoju. Jo, tai aš vis tiek, aš norėčiau suktis, norėčiau dirbti, aš jeigu turėčiau daug pinigų, aš noriu padaryti kokį nors labai didelį projektą, tipo. Aš noriu kaip Mr. Beastas ką nors padaryti. Man, pavyzdžiui, aš žiauriai norėčiau padaryti ką nors panašaus, kaip darė Mr. Beastas, surinkti 100 tipo Lietuvos atlikėjų, turinio kūrėjų, komikų, youtuberių, tiktokerių, šiaip jokingų žmonių ir pist kokį nors tipo Battle Royale irgi paintball. Tokį nahu padaryti valandos laiko video, žinai. Yeah. Arba surinkti visus padaryti tipo išlikimo sezoną, žinai, kur pirmas žmogus laimi 100 štukų, seni, žinai. Ir mes varom, tipo, pisam content creator. Nu, seni, žiūrėk, tu, pavyzdžiui, važiuotum išlikimo, jeigu gali laimėti 100 štukų. Jo. Nu, čia po... Aš važiuočiau net ten, kur reikėtų žudyti vienas kitą. Turiu menį, aš žinau, ką net norėčiau nužudyti, jeigu būtų. Aš parašyčiau tau, ką pakviest. Ne, nu aš šimtai. Nežinau, nesakysi tiksliai, bet rimuoja su Berda Geliauskaitė, karočią. Berda Geliauskaitė, blečiai, kas čia tokia? Gerai. Tai va, aš jeigu va šitą dalyką, tipo, jeigu turėčiau labai labai daug pinigų, manau, kad būtų kietai, nes tada tau atsidaro, blet, visiškai kitoks, tipo, kitokia terpė turiniui, žinai. Ir, tipo, jeigu tau jau yra paibadžinai, jeigu tu, nors pliama teoriškai, jeigu tu turi galvą, tikriausiai tu ir dabar gali tokį dalyką padaryti, žinai. Jeigu tu varai, žinai, nu pažiūrėk, pavyzdžiui, paskaičiuokim dabar YouTube matematikos padarom. Taip. Jeigu mes pisam išlikimą, ane? Kontento išlikimas, YouTube kūrėjų išlikimas. YouTube išlikimas, kiekvieną dieną po vieną video. Taip. Vienas video kiek minučių. Taip. Jo? Vienas video netikiam, vienas video valandą yra. 200 štukų peržiūrų. Blet, aš manau, kad rinktų tiek. Rinktų. Ne, žinai, skaičiuoti realistiškiau reiktų. Aš manau, kad rinktų tikrai apie kokį 120-130. Taip. Nes mano logika yra, kad, blet, panašiai renka Vaidotas dabar pizdamas po vieną video į dieną. Taip. Nu, tipo, jo, Vaidotas, YouTube'o dievas absoliučiai, bet aš manau, kad jeigu tu surinktum visą hebrą, tipo, nu gal kažką panašaus rinktų, panašiai renka, žinau, kad meluoji, kai kelia. Taip, labai nu, tai stipriai. Aš prognozuoju... Raustai. Raustai, tipo, aš prognozuoju, kad va tokio didumo projektas YouTube galėtų rinkti kokį 130-100 štukų realistiškai, žinai, peržiūrų, tipo. Tai 100 štukų peržiūrų iš AdSense čia yra kokie valandos laiko video, aš spėčiau, čia yra 500 eurų, 600 eurų. Nu kažkas tokio, apie 600, dar jo. Priklauso, kaip peržiūrės. Jo, kiek reklamų. Eurų, ane? 30 laidų, tai čia yra 18 štukų. Taip. Jo. Tai čia vien iš AdSense. Taip. Bet jeigu yra 30 laidų, kiekvienoje laidoje po vieną rėmėjų, po tarkim 3 rėmėjus. 3000. 3000 eurų. Taip. Jo. Tai tu turi 90 štukų. Jau 90 tūkstančių. 108 štukas. 108 štukas. Tada tu turi overall sponsorių, kurie duoda visam projektui babkių. 50 tūkstančių. Nu, tarkim. Aš skaičiuočiau, manau, kad pidisą gautum. Jo. Už mėnesio Gerai, 30. Jo. Realistiškiau. Jo. Pidiso dar neduotų. Nu jo, 30. 30 štukų. Tai čia 103. Ne, skaičiuojam, aš skaičiuoju kokį po 15 ir 3 kokie, žinai, ten geria, tarkim, mūsų vandenį, naudoja mūsų įrankius ir dar kažką, 3 rėmėjai po 15. Nu gerai, po 15-18 štukų, tai dar 5 štukų. Jo, galim taip skaičiuoti. Nu tai čia gaunu 100 5 gabalų. Tai čia atmojuoji mokesčius. Aš galvoju, žinai, viso šito video productionas tipo yra. 5 gabalų. Blemba, bet šitą irgi reiktų breakdowninti. Bet čia manau, reikėtų savų samdytis ir aš žinai, kodėl manau, kad aš manau, kad ne. Aš manau, kad productionas dar pigesnis būtų. Sakai? Aš manau... Už mėnesį? Aš manau, kad, žiūrėk, pigesnis, ką aš nusišnekėjau. Aš manau, kad duodam, tipo, filme. Jeigu sukurtumėm geras sąlygas operatoriam, nes, tipo, išlikimą reikia gyventi, blėt, tik tai žaidėjam, žinai. Nu jo, bet tipo, operatorius mes galim paimti, tipo, duodam jiem, tipo, geras kameras ir duodam jiem po 200 eurų už dieną. Ne, blėt, čia daug gauna, čia gauna 6 štukas.
Paduodam po 100... 100 eurų už dieną easy. 100 eurų už dieną. Aš pasirašyčiau dabar, va. 100 Varom, eurų. Parašykit. 100 eurų už dieną, 5 operatorius. 500 eurų, pats tas. Jo, 500 eurų, 15 štuk operatoriam. Geras nekainuoja daug, aš manau, kad daug gero yra overrated, tu pisi geras lempas, geras kameras, su tokiu, tipo, pasims tiesiog kokį A7 IV kameras, tipo, rygus, pristatysi dar kamerų vietom ir tada, tipo, gaunas, kad dar reiktų produkšino pačią, žinai, ten pastatyti dalykus, pastatyti rungtis. Bet dabar mačiau, yra kažkoks realybės šou tiltas. Tu matei tą? Ne, nemačiau. Bet aš manau, kad jie neturi to... Nu, jie vis tiek neturi tų žmonių, žinai. Nes, žodžiu, žiūrėt, random žmonės yra viena, bet žiūrėt, kaip pavyzdžiui, Benas Lastauskas kovoja su Sodaitis gal neįtų, bet Benas Lastauskas su Emiliu Jokūbu stato namelį medį ir abu rėkia viens ant kitą. Nu čia pizda, kaip įdomu, sen. Taip, lėti Emiliu nelabai daug reikėtų, tiesiog Lastauskas grotos uždėtų, jau pripratęs būtų. Jokauju. Ja, tai va. Tai karočią, jo, aš manau, kad tokį būtų kietai padaryti didelį TV projektą, aš manau. Būtų nice, čia būtų labai gerai jo, ir tipo kiekvieną dieną, bet manau, kad užpistų žiūrėti žmonėm tiesiog. Sakai? Blet, seni, ne, tu pagalvok, Išlikimas turi 28 gerai, sezonus. Šalčiūtė su Gerda Bieliauskaitė kovoja. Nu čia metų dvikova būtų. Blet, jo. Jungle Kingo tiek daug nežiūri. Jo. Senis įsivaizduoji Maibach šitam projektui. Bet kaip gintarinė ledė. Pala, tu įsivaizduoji Maibach šitam projektą. Laurynai, gal tu gali tą medį nukirst? Kuo aš tave tu nukirsiu? Aš įsivaizduoju ant didelio fotelio ir su kardais. Kaip Game of Thrones tiesiog sėdėtų ir kimarintų. Sen, ta prasme, aš manau, kad mes nesam turėję normalaus realybės šou YouTube. Tipo. Ne. Nes visus realybės šou nusiperka. Blet, man atrodo, kad realybės šou nusiperka tiesiog telikas, pasiema produsui karočią. Bet jeigu būtų YouTube, būtų kosmiškiau. Bet aš manau, kad tipo, jeigu tu pats viską darai, pats žiūri rėmėjus, pats renki chebrą, pats tipo, užsipisi su produkšinu, čia labai sunku yra. Taip. Bet tu išsaugai nuo to telikinio dalyko ir aš čia absoliučiai šiknos traukiu šitą informaciją, bet man atrodo, kad ten būna tiesiog, kad duoda projektų 100 štukų, 5 štukų pasiema 7 štukų produsai. Taip. Ir už 3 susuka projektą ir tada jis gaunas, koks gaunas, žinai. Ką parduoda. Jo. Šiaip nei vieną nežiūrėjau turbūt projekto, nebent tik tokią kažkur matydavau, bet šiaip manau, kad be reikalo nieks nepralenks 2000-ųjų realybės šou. Jo. Nieks nepralenks kelias iš... Tu primės, kas buvo? Linkėjimai, Merūnai. Tiksliai, seniai. Nori papasakosiu. Davai, aš šitą, kai išgirdau, aš vakarą buvau, seniai. Gerai, susimk. Žodžiu įsivaizduok. Nieko nebuvo. Žodžiu įsivaizduok. Aha. Darau tik tokią laivą, aš paskutiniu metu pradėjau daryti tik tokią laivus, nes noriu parodyti, kad turiu geras kameras ir turiu smagų mikrofoną. Mačiau, aš tavo blėtų flexinį tą kokybę, tikrai. Aš noriu šiek tiek pakelt visą tą idiotizmą į kitą lygį. Aš kartais noriu pats pabūti idiotu ir gera platforma. O šiaip tai rimtai darau labai pozityvius laivus, kur bendraujam su žmonėm, diskutuojame apie problemas ir šiaip tiesiog juokiamės. Žodžiu. Kažkaip bendraujam jau 1:30 nakties ir valandą kalbu su Merūnu Vitulskiu. Go fake. Aš taip pasižiūrėjau į Niką, galvoju, koks skirtumas, žinai. Kalbam, jis ten tokių egzistencinių klausimų klausia, ar esi tikintis, kaip su mergina sekas, kokia jos rolė tavo video kūryboje ir taip toliau. Ir aš atsakau taip, žinai. Ir mo draugelis eina, Karolis toks Milišauskas, linkėjimai, mo operatorius, žinai. Sako, bet čia žinok, official Merūnas. Ir aš toks, nebesuvaik, sakau. Žiauriai toks susijaudinu, žinai, įsivaizduok mano vaikystės dievukas. Mes vyrai. Taip. Ir aš toks, jau iš karto prie reikalo, kaip tu dėdvi, aš toks, sakau, gal norėtum jau pakalbinę, čia tokia labai įdomi laida, mes apie problemas kalbam, taip toliau, jis sako, davai, let's go. Tik sugalvok, sako, gerų klausimų, kad biški iškryšiu iš koto. Aš toks sėdžiu. Merūnas fucking Vitulskis. Nu, gal jis žmonėm, jaunimui nėra relevant. Aš esu jaunimas, man jisai yra big deal. Man tokį žmogų pasikviest, čia yra kosmosas būtų. Mano pokalbinė iš pakiltų tikrai, nes dabar dugnas. Žinai, aš panašiom emocijom gyvenau tam laive. Ir vienas geras dalykas iš TikToko laivo, kad susipažinau su Merūnu Vitulskiu. Sakau, kodėl jūs esat? Aš nuobodžiauju dabar.
aš noriu kažką atsigaivinti. Yeah. Jis toks su tokia, nežinau, gražia aura labai. Aš nuobodžiauju, įsijungiau tave. Tai vat labai džiaugiuosi, linkėjimai, vat galėsiu. Šiaip žiauriai, kol aš labai džiaugiuosi už tave ir aš manau, kad tu labai reinventinai save per paskutinius 2 metus. Tai yra. Šaunuolis. Ačiū, aš norėjau dar paskutinio dalyko paklausti, nes jau norėčiau pabaigą nueiti. Kadangi esam bičiuliai ir niekados nesitikėjau, kad mes apskritai bendrausim su Vizgirdai ir su apskritai visų to komediniu pasauliu pradėsiu bendrauti tiek daug, tai norėjau paklausti, o tau būna liūdna šiaip? Blejo, labai. Dėl ko? Kas pozityviškiausią žmogų Nedą Zimantą, blet, liūdina? Gal nežinau, aš tai galvoju, kad vienatvė, žinai, aš labai dažnai vienišas jaučiuosi ir aš būna kartais, kai tiesiog sėdžiu vienas chatui ir jaučiuosi vienas, aš labai dažnai neturiu kam parašyti, žinai, aš neturiu labai daug draugų tipo ir ir aš nežinau dar, aš bandau išsiaiškinti, ar čia yra vienatvė, ar čia tiesiog laukimas kažkokas niekada neteis, žinai, nes tipo Bukovskis yra rašęs tipo apie vienatvę, kad tipo, ar tu tikrai jauti vienatvę, jeigu nėra nei vieno žmogaus, kuris ateitų ir spręstų tavo problemą. Tai čia nėra vienatvė, čia kažkokios tavo vidinės problemos. Tai aš nežinau, bet jo, būna liūdna iš tikrųjų ir būna ir daug liūdnų minčių. Bet aš kažkaip stengiuosi, tipo, aš stengiuosi galvoju, kaip čia pasakyti. Ne, aš turiu laiko. Aš stengiuosi niekada negalvot, kad čia mano problemos yra kažkokios žiauriai didelis. Aš manau, kad aš visą laiką galvoju, kad yra žmonių, kurie išgyveno daug sunkesnius dalykus negu aš. Ir man tiesiog, jeigu man liūdna, tai aš tada stengiuosi, tipo, grįžti prie piešimo lentos, žinai. Jeigu man liūdna, tai vadinasi, reikia pradėti rūpintis kūnu savo, išeinu pasivaikščioti, išeinu pasportuoti, stengiuosi pavalgyti, stengiuosi negauti dopamino už nieką, tipo, stengiuosi rūpinti savim, bet šiaip jo, labai daug vienatvės ir melancholijos jaučiu dažnai, bet man labai padeda pašaukimas, man grįžtant prie to paties, žinai, bet aš būna dažniausiai sėdžiu vienas ir liūdžiu, bet tada, kai išeinu, gaunu palinksminti žmonės, gaunu padirbti savo mylimą darbą, tada man būna labai zaibys. Tai va. Tai tom aš labai džiaugiuosi. Aš labai mėgstu pasakyti, kad jeigu bus, tai atsimink, aš išklausysiu tave. Nereikės man, aš tau nieko nesakysiu, tu man pasuk, kalbėk, aš apsimesiu, kad klausau. Bet matai, aš turiu tą tokį labai, aš visą laiką labai nenoriu užkrauti savo problemą. Aš suprantu, ką tu. Ir aš žinau, kai visi žmonės sako, oi, tai tu užkrauni, sen, tu realistiškai žiūrint, tu užkrauni. Dabar žmogus turi savo problemą, savo gyvenimą ir dabar jisai leidžia savo laiką klausydamas tavo problemą. Ir dar aš manau nuoširdžiai, kad neįmanoma padėti kitam žmogui. Kitas žmogus gali tik pats savo padėti. Taip. Ir aš, kai pirmą mano pana paliko mane, po ten 3 metų rūgystės, pirmo meilė, hujomajo, viskas, tipo. Čia kokios 13 metų buvo? Ne, 19 buvo čia. Čia jau visai tas, gana brandus amžius jau, tipo, ir aš tada gulėjau, tiesiog tamsoj prieš miegą žiūrėdavau į lubas, žiūrėdavau į raudoną lemputę ant dūmų detektoriaus, labai gerai atsimenu tą vaizdą, tiesiog. Ir tiesiog gulėdavau ir galvodavau, blet, tipo, seniai nieks tas neišgelbės. Tai arba tu pats kažkaip, arba tada niekas. Čia laikas tiesiog tokius dalykus sutvarka, tu nelabai ką gali pakeisti. Tai va, tai aš tiesiog stengiuosi, jaučiu, kai mane kabina blogos mintis ir tada stengiuosi daryti gerus dalykus, žinai. Nes jeigu man viskas gerai, tada viskas gerai, tada lengviau, tada aš galiu sau leisti gal biškį išgerti, gal biškį patūsinti, gal dar kažką padaryti. Bet jeigu jaučiu, kad kabina nusirūkyti kaip žertva. Aš labai sakydavau pripis kaip žertva. Bet jeigu aš jaučiu, kad mane kabina blogos mintis, tai tada reikia biškį atsargesniam būti, žinai. Aš tokį tave nedai ir norėčiau matyti, žinai, ateityje ir tokį atvirą, nuoširdų ir blet. Išliekantį pozityvį net ir blogom mintim. Aš kai manim susirūpina žmonės visą laiką sakau, toks kad... ligoniukas jauties. Ne, aš visą laiką sakau, kad nesijaudintų, nes aš esu kurva geras šunsnukis, o tokie kaip aš nemirštam. Žinai, pala, alkoholikų demonai nepaima, žinai, tai blogos mintis. Nusigeria tik Nedo nepaims. Nusigeria tik nelaimingi. Amen, karočią. Tai va, tai aš...
Aš žinau, ką darysiu gyvenime, aš neprapulsiu, o dar labai galvoju apie tą išlikimo projektą. Tai labai realiai... Man atrodo, mes darom kitais metais išlikimo projektą. Aš dabar jau galvoju, aš jau čia reikia Vaidotui parašyti, sakyti, darau, aš sakau, gal tu galėtum insightą savo duoti, nes norėčiau daryti tokį dalyką ir jaučiu pyst reikia. Aš jeigu ką dalyvaučiau gintarinį ledį su Deividu Vizgirda ir mes pilvais tiesiog muštumėmės meduje. Aš nežinau, kiek šitas marketinamas yra. Labai sunku rėmėjom pasakyti. Kas mus remtų? Aliejus kur? Tiesiog... Panevežio medus. Cukrus. Panevežio medus. Jo. Nežinau, ar toks yra, bet... Gal. Su jumis buvo Nejuokinga pakalbinė 26. Su Nedu Zimantu. Ačiū tau, seneliukai, kad atėjai. Ačiū labai seniai. Prikabink! Ačiū, bičiuli. Duok cigarą. Šau, pipi, tiesiog. Kurva, ačiū labai visiems. Ačiū.